Televizijos kanalas tai viską atėmė. A, ne? O tai... Va, jiems televizijos kanalas iš manęs sakė viską. Tai žodžiu. Kas čia buvo? Bet tai čia buvo tavo iniciatyva. Jo, čia buvo mano iniciatyva, žinai. Sugalvojau, reikia kažką keisti. Ir jisai netiki, kad jūsų pavedimu dabar aš jį skiepiju. Nu tai taip. Sako, tai taip. Sako, o tai kaip juos daugiau sugaudyti? Kaip jos daugiau sugaudyti? Sako, kaip jos daugiau sugaudyti? Ir aš kada čia žvengiu, sakau, tai tilps. Ir jisai, gal tilps, žinai, kažką. Ir aš galvoju, eik tu, jau neskambi, žinai. Mes jau nuėjom pas mane prie darbo vietos, sakau, gerai, tai maukis kelnes, žinai. Nusimuoju visas kelnes, žiūriu šitą pimpalą. Nu gerai, reikia kirti per pusę. Ir jisai pradėjo tampyti tą pimpalą. Ir aš sakau, kurva, tu netampyk, ką tu čia darai, nebetampyk tą pimpalą, žinai, sakau, aš perkirpsiu, dėsim šitaip. Visą laiką visi susipis ant šitą pirmą. Ok, nuostabu, super. Tai šiandien turim nuostabų svečią. Kolega, gal tu nori pristatyti, ką per svečią? Tai tu treniravais jau, prieš tai jau galvojai, ką sakyti. Žydrūną Vainauską, teisingai pavardę, sakau, tai labai jokinga. Akivaizdžiai, tatų meistrą iš karto galit matyti iš visų tatų. Jo, biškėsiu. Tave atskiria jau čia, ne kaip tatų meistrą iš daug tatų. Blema, bet žinok, vis tiek būna tokių situacijų, kada kažkur būnu. Ir blema, tu visą laiką, žinai, keistai mane žiūri, tipo, gal čia labiau koks kraimas ar kažką. Ir po to kažkaip išeina kalba ir sakau, aš tatuškės darau. Logiškai, jau kontaktą duodi iš karto, gerai. Okay. O būna tas, kad kai pasakai, kad tatu iš karto, blėt, žiūrėk, čia gerai padarytas mane tas, kad... Blėt, kokia nesąmonė yra absurdas čia. Dar anksčiau, kai mažiau patirties turėjau, žinai, tai visą laiką reikėdavo apstumti kažką, žinai. Blėt, čia šūdą pridarė, žinai, ten tą, na. Bet dabar biškai kitaip žiūri, žinai, tipo pasidarė ir viskas. Tai man gal atrodo šūdas, jam gal pati geriausia tatuiruotė, žinai, tas meistras padarė daugiausiai turbūt, ką jis gali iš savęs padaryti. Nu, tai, tipo, tai negali įvardinti šūdų, nu, tai kažkam patinka. Ok, nu jo, čia šiaip toksai, čia protingas mąstymas dabar, nes kita, jeigu apstum, žinai, nu toksai, blėt, nes seniau pas man irgi būdavo, kad ten, pavyzdžiui, komedijoje, jeigu kažkas vyksta, nu mes kadangi sukam komedijos pasaulį, žinai, tai toksai, blėt, čia hujovai daro, bet paskui supranti, jeigu žmonėm juokinga, jam patinka, jis mėgavasi. Aišku, turi savo auditoriją. Svarbu, kol nepyzdina, žinai, bet tu tai negali pyzdyti, žinai, blėt, gali. Kaip šiaip, jo. Dizain, žinok, vagiai tikrai. A ne? Arba pamato, padarai kažkokį geresnį darbą. Ir blemba jau žiūri, kažkas tau siunčia, kaip kitas metas įsikėlęs, nukopijavęs ir atrodo daug. Nes tu kopijos niekad nepadarysi geriau negu originalo. Čia labai retas atvejis, žinai, tipo, nes aš kai realistikos arba Black and Grey'aus meistras, tai tipo, tu viską susidėlioji iš fotkių. Žinai, ten susirengti dizainą iš fotkių susidėlioji. Ir tu, kai darai tatuškę, jau iš tų fotkių dingsta kažkokias tai detalės, nes sunku viską pertikti. Jeigu ten stengsis kiekvieną, ten, žinai... Ten šešėlė visą kitą šitą visą. Kiekvieną dalyką stengsis pertikti, kartais gali neatrodyti taip gerai, žinai, taip kažką apmažini, kažką susiaurini. Ir kai kažkas kopijuoja nuo tavo darbo jau ant kitos odos, žinai, dar praranda detalių. Ir dar ant galo lieka šieno kupas. Bet šiaip apskritai, tipo, man tai koks pointas, aš nesuprantu, tarkim, iš meistro pusės tai jo, bet jeigu, tarkim, tu žmogui pasakai, bet aš padarysiu tokią pat tatų, kur kažkas jau turi. Ir tada tas, nu, tipo, nemanau, bet nebent slepi tada, sakai, tiesiog, sugalvojau genialią tatuškę tiesiog. Jo, bet tada, tipo, toks, nu, tipo, nemanau, kad pointas žmogui, žinai, turėti tokią lygiai pat tatų, kaip kitas turi. Blem, pointas. A ne? Pointas. Pizda. Buvo čia kažkada, dar Panevėžy, kai studiją turėjau, kažkaip atkreipiu dėmesį, ten pas mane keletą meistrų dirbo ir vieną panikę žiūriu, antrą panterą daro, trečią panterą daro, what the fuck, galvoju, blėt. Bet tokias pat identiškas? Tokias pat identiškas, galvoju, pizda, kas čia yra su tom panterom, žinai. Ir aš vienos panos klausiu, sakau, kodėl tu šią savaitę jau 7, kur ateini su tą pačią tatuškę. Tai po to tą meistrę, kuri pas mane dirba, sako, tai meskino pasidarė tokį. Nu bet čia jo, tai žinai, čia toks. Okay. Nes ten, žinai, yra tie, aš irgi va, ten turiu, kur rožė, taip toliau, nu, žinai, tokie pagrindiniai, kurie jau metais, žinai, komposus pisa, rožės, tada, žinai, jau kiti kažkokie, tai paskui jau kai pirmas 2 šitas pasidariau, tada jau nusprendžiau, kad noriu daryti kažką, kas man kažką reikštų, žinai, nes iš pradžių buvo tiesiog, kad noriu pasidaryti, žinai. Aš dabar pastebėjau įdomų dalyką, kad nieks nebesidaro vilkų, liūtų ir tigrų. Nu jau išėjo iš mados. O mišką darosi dar? Ne, bet
Vis, senai ne, išėjo. what the Irgi fuck. išėjo iš mano. Nebėra iš tų liūtų kaip jis davotis, dar anksčiau būdavo, žinai, pastovi trakdavai per dantį ar kažkokį rilsą padarydavai, ten kai heitini, ten tas tatuškės, niekas nebesidarė. Bet pagrindinės tai kokios, žiūrėk, jaučiu rožė, kompasas. Ne, čia buvo anksčiau. O kas dabar trendy yra, kas dabar ant bangos? Blemba, Bybis. dabar. Aerobibė. Blemba, aerobibis, tai prikolas, aš norėčiau padaryti, kas nors, jeigu norite aerobibę, blemba, uždyką padarysi. Seniai, aš to. Dabar. Seniai, aš suvalkėtis, gerai darom. Aš blemba dėl kontento esu padaręs ne vieną debilišką. Ai, Blemba, okay. Ir tokiose vietose, kur gal jūs dar net nesat lietę. Kiek tu man galvoji, kur 18. Seniai, aš jau su pana čiupino 2-1, tai ką reiškia? Rakėlas susimąstė, žiūrėk, kažkas kalba. Ar visą iščiupinėjai, tai gal dais. Ble, šikną pirštą nekišau. Nekišai? Ne. Nu, na. Nu, tai Tu seniai. dar nieko nežinai apie šitą pasaulį. Tai aš galvoju, ten ne pirštą reikia. Apie šitą pasaulį. Geriau, tai kaip įstrečinį, po to nelaiko šūdą. Reikia gražiai įstrečinį, žiedinį raumenį išmasažuoti, apie ką. Nu, man su anatomija reikia pasimokinti dar tada. Tu ko, tu žiūrėk, kišęs pirštą šikną panai. Panai ne, panai ne. Nu, taip ir sakyk, ble. Panai ne. Ok, tai kokias trendina dabar tu? Blemba, sunku pasakyti, žinok, dabar kažkaip įvairiai. Arba aš esu biški save užsiauginęs taip, kad... Nebėra tokių basic nebėra jau, taip, ne? Nes kaip aš tai padariau, nu, tipo, kad nebeitų pas mane tos labai jau basicinės, žinai. Panteros, kad ne. Panteras, jo. Užkėliau kainą. Ai, Žinai, okei. užkėliau kainą, Protingas aš pamačiau kažkokį rilsą, kai santechnikas pasakoja, pas mane viskas labai brangu, todėl, kad nes mane užpisa, kai klientai skambinėja ir tipo moka pigiai ir jiem čia, tai tas negerai, tai tas negerai. Aš užkėliau kainas. Tai santechnikas mane inspiravo, galiu tiek. Bet čia, Ahujienas pastebės, kodėl pas te brangu? Nu, nes nenoriu, kad eitų visokį. Jo, bet žinok, Ne, tai kontingentas turi keisti, čia tas pats, kur taip seniai, tu yra. pažiūrėk, kur tu naisi ten į šiaip kažkokią vietą, žinai, o kur tu naisi į teatrą. Nu, teatre kaip bilietai brangesni automatiškai žmonės, aišku, teatras ir kita vieta, bet kainos jo, čia tas pats, kai Žalgirio rungtynės, nu, kur tu sėdi prie lubų ir kur tu sėdi prie parketo. Jo, žinai. tai va aš vienu momentu užsipisau, žinai, tipo, daryti tą patį, arba ateina ten, žinai, ir dar įsipisinėja ten, tipo, tai tas negerai, kas su tuo yra viskas gerai, žinai, šitas dalykas meistrui padeda augti, žinai, tu turi išmokti dylinti su visokiu. Arba liktinumą gal padeda. Arba liktinumą gal Susidėjai, arba mes. Nu, tai turi išmokti dylinti su tuo. Ir jo, bet aš nebenorėjau, aš norėjau daryti kažką įdomesnio, o tie, kurie turi daugiau pinigų, jie jau, žinai, duoda tau pasireikšti, nes jie moka už meistro darbą. Nu tai ir viskas tipo tokia. O finansiškai pasijuto, ar kaip tik dar į pliusą išėjai? Tai ble, turėjo pliusą. Ne, bet gali būti, kad mažiau... Pats plitelės gerai žiūrėjai. Kai pakeli kainą, mažiau žmonių turėtų ateiti, bet jaučiu, nepasijuto. Jo, tai va aš šito laukiau. Irgi nepasijuto. tas pats santechnikas sakė. Kad, tipo, pradžiai- Kur tu radai tą santechniką? Skočius tiesiog tik tokią pamatė santechniką, ble. Nu gerai, seniai, lygiai taip pat galiu daryti. Okay. Kur važinėt pradėsi į namus daryti, o tatu į vietas, tipo, nereikia to salono. Tai žodžiu, jo, tipo, sakė, kad turėtų sumažėti tų klientų, žinai, santechnikas sakė. Kad turėtų sumažėti tų klientų, bet nesumažėjo. Nesumažėjo, ne? Okay. Jūs Pelegrino remi? Ne, neremia mūsų niekas, bet čia tau padėtai nori, gali drąsiai. Nes visą laiką... Paklausiu, čia buvo, žinai, Ai, nenorėjau, aš- sakyti, čia mano, aš tipo, O tą čia Pelegrino Nepasakėm, remi. tą sausainį valgysit iš čia remia jūs tie sausainiai? Ne, čia liko, ai, tai Čia gerai. gaidelis jūs remi. Ja. Ne, aš Pelegriną labai mėgstu, bet tik tada, kai naktis būna. Ai, Jei ai, naktis, aš negaliu saulės. Jo, Matai, aš blemba. tatų nedarau. Tai Vakar prieš miegą suvalgiau 3 ketvirtadalius 0,75 medučio, tada naminio kepto morkų pirago, dar šiaip prisneikinau, nu pats suprantat, kodėl taip gali atsitikti. Nu, Kodėl tu suprantu. taip nori? Jo, būna kartais tokios stadijos. Jo, žinai. tai per naktį sugėriau tiesiog pusantro butelio viciūnės. O tas skanus Vytautas? Nu, blemba, šiaip labiausiai, bet dabar, kai pasikeitė tie buteliai, man atrodo, kad jis kažkoks suresnis ir nebetoks. Blet, Man visada buvo sūrus. aš negaliu kalbėti apie vandenį, nes susipyksim visi jaučiu, bet man skaniausias, aš mineralinį, iš viso esu fanas, aš negeriu vandens, aš geriu tik mineralinį. Skaniausias yra Pelegrinas šitas, o antras skaniausias yra Tichis mineralinis. Tichis. Tichis? Aš- Aš gal net nesu geras. Ai, gerai, eik tu nahu, zaibys. Nes seniai pasakau žmonėm, kad Tichė geriau mane sumušt nori. Šūdų vanduo, šūdų Nes vanduo vanduo. šiaip žiauri, nes skanus jų toks kurva turi tokį rūkštį kažkokį. Tai O kodėl tau patinka? mineralinis Ai, achuienas. Mineralinis achuienas, tai O ne burbuliukai višytų? keičia.
Ką? Ne visi geri, tik. Aš geriu visus, bet šiaip Ai. tikė mano huiniausias, aišku, jis brangiausias yra, bet Vytautas, pavyzdžiui, man džiaburis surus, tas pats kaip oržomė. Jūs ir limonadą gajos geri. Ne, aš negeriu. Nes tik Ne, gaminė. aš tarhūną geriu. Tarhūną. Ta, Trijų žinai, litrų, kriaušytę. Jubi pats. Seni. Jupi, kur eidavo, tai bles, seni. Jubis buvo geriausias. Max buvo, tik tai kažkur išnyko, gal suprato, kad chemija daro. Chemija. Nes Bet iš miltelių. visą laiką tu jauti tą poskonį. Jo, jo. Tai kaip Miranda yra, žinai. Pavyzdžiui, Miranda man yra pastovėjusios fantas ant mašinos palangės skonį. Jo. Jo, jo, yra tas toksai. Čia Mirinda tu turiu omeny. Jo, jo. Tas pats Miranda Mirinda. Matai, aš atiek nerespektinu, kad net pavadinimą kitą. Jo, na, Pofai, Miranda, visiškai. čia guva, kurva. Iš kojos, na. Ok, nice, ble, zaibys. Ok. O dažnai tau išeina taip, kad užvalgyt nori kažką. Pavyzdžiui, Nepiknaudžiauju. nepiknaudžiavai. Nepiknaudžiauju, nes po to darbai stoja. Žinai, toks atsikri, ble, tingi čia. O nelengviau dirbti kaip tik? Oi, be šansų. Be šansų. Aš esu porą kartų prieš užvalgymo stadijoje bandęs dirbti, nes klientai, davai, tai varim, čia nieko nebus, žinai. Aš atsisėdu, tu nahu kempinė, man, žinai, man be šansų. Nieko, Okay. neįmanoma. Tai ir Ten sustoja tie, ir kurie- nebetęsia, ten- ar? Aš ten tie, pavyzdžiui, kai snowboardinam su Hebra, žinai, ten tipo, kurie toj prieš valgyminiai stadijai, žinai. Man labai patinka, nes Taip, sakytum pakeisti vadinu, žodį ir niekas nebesuprastų. Jo. Supras, bet- Tai jo, negaliu nieko daryti. Aš esu visiškai neįgalus, tada aš turiu Tiesiog kramsnoji. susitraukti užuolaidos, žiūrėti kontentą ir valgyti kažką. Okay. Na, nes aš galvoju, kaip tik, žinai, turi padėti, nu, aišku, tu dirbi vis tiek jau, žinai, ten, kaip vadinasi, eskizai, ne? Kai tatu ateina, pavyzdžiui, tam, kad nori, kad tatu padarytų, jie atsineša eskizus dažniausiai. Jo, būna. ne Jo. atsineša eskizą arba kuri pats individualiai. Jo, nu, perpiešti, tipo, visą kitą, tai vis tiek jau būna, tipo, žinai, ten ant kalkės ir visi šitie dalykai, neišgalvos pisi, bet esi, pavyzdžiui, daręs iš tiesiog, kur be jokio juodrašio, be nieko, tiesiog, va taip, naudos, davai, padaryk kažką ir pisi iš lempos. Pusė 5 ryto, kai visiems persikreipia veidai. Aha, ok, ir ką darai? Ką? Ką tada piešiai? Negaliu sakyti nei kam, nei ką. Ai, jis labai lengva. Sudeginsiu tiltus. Jo, kur čia pistama į baškarą? Ne, negaliu sakyti, kam dariau. Aš tik buvau. Čia kur susimetė su garsiai atlikėja neseniai. Ai, tai vis tiek kažkas. Okay. dabar Tai įdomu. tu gali, aš norėjau sakyti, gali sakyti ne kam darai, bet ką darai, žinai, ta prasme, kokį piešinį, bet jau irgi atskirti labai lengva paskui yra. Okay. Bet šiaip mes esam kalbinę serą Algimantą Žadeikį, žinai, turbūt. Jo, žinom, darė Jo. podcastą. Nu, buvo Tai epizodai. jisai pasakas yra kaip, kad Remi ant galvos, Remi retro yra čia drakonas. Jo, su baltu rašalu. Jo, bet kadangi plaukai užauga, tai nematyti. Bet čia neaišku, ar jis tiesą sakė. Šiaip žinai. jo. Nes seras jisai mėgsta pasakyti kartais tokių... Jo, jis mėgsta pasakyti. Jo. Buvo sudėtinga su juo dirbti. Bet šiaip malonės. Šiaip jisai savo pasaulį gyvena, bičias, bet... O sudėtinga dirbti turiu omeny, tipo, tatuškės daryti ar ką? Ar per podcastą kalbėti? Sudėtinga dirbti. Jo, per Tai vyksta toliau. Klausimą, kad degintų tiltus. arba bičas, tiesiog. Jo. Tai, nu, tipo, mes tai fainai pabom pašnekėm, nes, matai, jisai tiltė dalyvavo šitam realybės šou, tai aš, kadangi fanas didelis, tai buvo labai įdomu tų visų insidų pas... Pats esi statęs tiltą. Tiltą ar esu statęs? Seniai, aš iš kaimo žmogus, mes plaustą esam statę. Mes seniai buvom atsikirpę žemės ir ant jos plaukiodom. Atsikirti. Aš kai mažas buvau su sesė išsitampiau į laukus plaustą pasidaręs su lenta ir 4 bambaliais ir kai susmegam iki kelių ten tuose rimuose, tai tada gavau pirmą kartą iškalbengęs šlangas prieš šį. Oi, tai jūs kalbengai iš langos dažytos, seniai. Neaišku. Mane tai iš laidų pizdavo. Iš laidų. Jūs kalbengai iš langos šiaip neturėtų žiauriai skaudėti. Žiauriausia būdavo, kai kažką prisidirbdavau ir liepdavo pačiam nueiti išsirinkti žabą, nusiskinti kokią nori, iš kurios nori gauti. Bet čia tėvai labai tokie, žinai, nu vis tiek. Dar tau pats leidžia turi pasirinkti. Aš atsimenu, kai vaikystėje prigavo rūkantį, nupirko St. Džordžo pakelį, nu davai, Ai, visas į surūkė. galą, tipo, rūkysi visą. O raudono ar mėlyno? Mėlyną. Ai, tai dar. Aš atsisėdau taip, žinai, pasėmiau tą cigariuką galę, galinės sėdynės. Kiek čia metų tau Aš buvo? kokioje 3 klasėje, žinai. Trečioje klasėje. Užsidegiau, traukiu. Dar vieną, trečią, kaip pisa mama per ranką, sako, jis rūko geriau už mane, aš negaliu. Negalėjau rūkyti. Atsimušau. Okay. Na, bausmės. Nelabai geras vaikas buvo, kaip ir užsiminė. Ne, buvau biški pasiutęs, jo. Okay, Okay, bet o tas tai- pasitimas kelinta klasė tau prasidėjo. Blem, aš šiaip visą laiką buvau
Mane mokykloje ten vienu momentu klaunų vadino, nes aš visą laiką buvau toks iš savęs, nublema, man kažkaip nesąmonę padaryti, žinai, aš mokinaus gerai, bet aš prisidirbdavau, žinai, tipo, su savo... O iš kur atėjo tas, kodėl norėjai visada kažką... Ką žinau, aš toks maištininkas. Na, tiesiog maištininkas. Bet... Gal to, kad tėvus pasidžiovė, nežinau gal. Negali būti normalus tėvai, ne, ir normalus. Pasidžiovė, blėt, kažkaip. Ką reiškia pasidžiovė, tėvų? Ką? Kabo. Ai, pasikorė? Nu. Ai, supratau. Suka, pasidžiovė. Tu juokauji, blėt. Pasakė iš karto. Sako, aš galvoju, kai kam, o tas kai kam buvo. Gal buvo su šlapis kojas, norėjai, žinai. Jo, gal su šlanga da huja buvo gavęs, okei. Bet maištininkas, ne, buvai. Bet tas šūlė buvo, bet tu sakai, kad, nu, ne vieną šūlę pakeitei. Jo, buvo, bet viskas dėl tų, žinai, įsišakimų, žinai, kažkokių. Nu, tiesiog darydavom vis pridėlus ten, per pamoką ražydavom su skrestuvais stalą, aš aišku raidžiau St. George'o logotipą, draugas vaiduoklį kažkokį, po to 2 savaitės reikėjo išveistą stalą ir patiem lakuoti iš savo pinigų, ten iš parduotuvės, po to esam pavogę šitą purškiamą kremą ir atėjo, aišku, į klasę policija. Blėt, policija už purškiamą kremą. Per matematikos pamoką išėjau į Tuliką, padegiau muilinę, grįžau atgal į klasę. Ir po kokių 2 minučių girdžiu Dirkas per koridorių. Vainauskai, blėt! Jau žinojai iš karto. O tai pas jūs didelis šūlė buvo šiaip, nu, ta prasme, tu sakei... Ne, kaimo mokykla ten. Čia dar Pasvaly ar Panevėžyje? Čia Pasvalio rajone. Ai, Pasvalio rajone pačiam. O tai kiek Pasvaly mokyklų yra? Pačiam Pasvaly? Jo. Nu, rajone, nežinau. Nu, ne, tai rajonas kaip didelis. Pasvaly tai 4, 5, jeigu vakarinės. O tai kiek Pasvaly gyventojų šiaip yra? Plius minus. Oi. Nes man, blėt, atrodo, kad labai mažas miestelis turėtų būti. Tai aš ir Džiovanis. Nu, tai... Nežinau. Bet su Džiovanį vieną šūlę sakėjot. Kažkurio laikotarpio. Jo, kažkurio laikotarpio, bet jis ėjo į normalią dieninę, aš į vakarinę. Bet tai vakarinė nuo pat pradžioje ir paskui jau, kai jis taip nebesustvarkė. Kai nebesusitvarkė. O tai vakarinė čia būdavo ta papietų, kur 12 ar ką, ne? Ir kada pamokas baigdavosi? Neįsivaizduoju, neišbūdavau. Aš, blėt, aš jas į, tipo, nu, normalių grafikų, bet būdavo, kad prasilenkė, tu jau pisi po 4 pamokų pabėgęs, o kiti eina dar tik tai. Ir aš nieko nesuprasdavau, kiek turi būti keista, tipo, žinai, kai tu po, nu, visi grįžta iš šūlės, o tai neiššūlė, žinai. Čia kaip dirb dabar naktinį. Tas pats. Esu vieną kartą dirbęs naktinį. Vieną kartą aš gyvenau Anglijoje, žinai, 5 metus ir 3 metus ten dirbau darbus. Ir vieną kartą gyvenime nuėjau į naktinę. Bet tu, tarsi, dirbai paprastus darbus ten fabrikuose ir visą kitą, nu, tarsi, net tu. Okay. Aš Anglijoje irgi gyvenęs 4-5. Blėtas. Panašus gyvenimai jūsų visai. Bet aš esu dirbęs... Ką tėvas veikia? Ką tėvas veikia? Blėt. Tėvas gyvas, viskas gerai. Tėvas gyvas, karoči. Bet irgi niuansų yra buvę. O šiaip tai aš esu dirbęs ir rytinėm, ir popietinėm, ir vakarinėm, ir naktinėm. Tai naktinės, tai tegu bičiuliu pasakysiu atvirai, supisa gyvenimą visiškai. Ta prasme, nahui, ten ryte miegot, dieną miegot, nu, belekas yra. Bet tu Anglijoje kelių metų išvažiuoji į Angliją? Po profkės, ne, man atrodo. Jo, baigiau tą pačią dieną, pasiėmiau diplomą, grinai tą pačią dieną pasiėmiau, nuvarėm iki mamos, išgėrėm šampaną, kad kažką baigiau, bet jau žinai, ir viskas, į mašiną ir išvažiavom. Su mikriuku išvarėjai? Ne, su draugu jis prikalbino, sako, varom su manim. O kur į Anglijoje, kurio miestą? Iš pradžių nuvariau į Lincolną, pabuvau ten savaitę, bet ten labai blogai buvo, tai kitas draugas iš kito Anglijos galo, ten Kento apskriti atvažiavo, pasiėmė mane, įsivežė ir ten jau sutvarkė. O tai tą pirmą savaitę, kur ten baikas per darbas? Ar tiesiog... Jo, kodėl sunku buvo? Viską, ta prasme, ten per savaitę aš turėjau, nežinau, žmogaus gyvenimo experience. Ir iš laukų, kaip sako, žinai, tipo, kažkieną raivti, nu nahu, tai lygiai taip pat, kas iš laukų traukėje vieną, eini ten kokius, nežinau, 500 kvadratų, pamatai vieną kažkiek žolę, kurią reikia išrauti. Ir viską, tiesiog tampaisi po tą lauką, po tą vieną. Tai kiek ten žingsnių padarai, kur 100 000? Čia gravėjai dar. Šūdas. Po to nuvariau į kažkokį chicken fabriką. As usually do. Bet išbuvau ten, žinau, gal kokias 2 valandas, nes išmetė po 2 valandų. Po 2 valandų? Ir darbuose. Nes man tiek atsiboda. O to kas? Atsiboda. Aš pasėmiau tas vyštas, užsimoviau ant rankų ir vaidinau automatą. Matas automatą.
Pamainos vadui galvo. Ai, Savo tiesiog 2 valandas. Bet tu šiaip dabar apsiturėsi visi ir tu dar toks, kur važiuoji su mašina. Kur Ble, važiuoji? toks. Jo, vis dar niekas nepasikeitė. Taranau, prieš 3 savaitės autobusą taranavau. Aš tikiuosi, kad kompensos atstovai nežiūri šitą. Žodžiu, taranavau autobusą prieš 3 savaitės Žirmūnų sankryžai. Žirmūnų kareivių, man atrodo, sankryža. Ir žodžiu, ir aš važiuoju antrą juostą. Ir priešas mane Volvo džipas toks važiavo, biškiai užstabdė. Ir aš, žinai, kaip tas bahūro dalykas, reikia greit mesti į kitą juostą. Žinai. Ir aš pažiūriu pro veidrodėlį, atvažiuoja autobusas. Ir aš taip Pitagoro teoremą paskaičiavęs esu, kad jisai turėtų spėti pravažiuoti, kad aš jau mesiu vairą, žinai. Ir blėtis sugalvoja pristabdyti biškį. Ir aš jam iš šoną, žinai, su autiko, su mašina. Ir nuvažiavo autikas, ir aš sustojau ant avarinio, laukiu, kas čia dabar bus. Ir jisai pys nuvažiavo. Važiuoja, nusuko. Nu galvoju, pabėga šį vaikį vietą. Tai jau aš nekaltas, žinai. Nu tai ką tu ten, bet nevažiuosi paskaitau, o stipriai Jis mašina. pabėgo, kodėl aš turiu jį gaudyti, pabėgo. Gal man nuo sudužusios lempas nebevažiuoja. Jo, nu tai gali būti naujesnė mašina, tai tada gali ten, žinai, sensorius, o huinos muinos. Stop. Bet jis normaliai pasaitų jį ten, ar taip, kad jis net jis pajuto kažką, ar ne, kaip tu manai? Jeigu kiek paskaičiavo draudims, tai normaliai, bet kiek kainavo tvarkims, tai labai gerai buvo. Tai dažniausiai atsiperka. Man į buferį 4 kartų yra įpisę per mėnesį laiko. To avarijų šis neturėjęs. Jo, turėsi avarijų viską. 8 gal. Tai man atsipirko kaską ir dar padangas nusipirko naują žemę. O, tai zaibys. Pirmą kartą laikų pasikeičiau, nėra buvo. Nu tai faktiškai čia į pliusą išėjo, nu dahuai pliusą išėjo ir valstybei pliusą išėjo, kad nebus daugiau avarijų niekada. Nu dabar ramiai. O čia pirmas kartas, kada buvo auto įvykis. Ar esi turėjęs daugiau? Ui. Esi turėjęs? Jam, kiek aš čia supratau iš mašiną. Visą laiką kažkaip įsivartydavau, kad nekaltas. Ai, Šiuo atveju, seni. Ir šiuo atveju įsivartai, kad nekaltas. Tai jis pats pabėga iš įvykio vietos, nu tai čia nėra mano problema, žinai. Čia kažkas sakė, iš draugų tipo gal negirdėjo, nu tai blėt, tai ką jie čia... Nu tai bet nesivysė. Kurčiukam vairuoti autobusą, žinai, nu tipo reikia biškai gaudyti. Ne, tai taip, čia be klausimų. O kokiu dar esi turėjęs avarijų, jeigu pasidalinsi? Blemo, kokia čia įdomesnė papasakoti. Tik legalių kokių, kad nereikia iškarpyti. Kai vairuodavau 12, čia legalu ar ne? Tai žiūrint, kurioje šalyje, jeigu Latvijoje, tai jo. O jeigu Pasalio rajone? Kodėl tu pasakei dabar? Ne, bet čia galimai. Neprivačia teritorija galima. Avarijas autobus buvo, čia gal niekai nebuvo. Taigi pirmą parašytą pradžią video. Satyra. Jo, tai ką, žinau, tipo tėvukas nueidavo pietų mėgoti, aš esu paėmęs jo bulką. Žinai, pasiėmiau draugą, varom iki kaimo parduotuvės, ant žvirkeliais. Ir važiuojant atgal yra tokia T formos sankryža ir geležinkelis šonė eina, žinai, ir ten duobė tas geležinkelis. Ir tipo, kad niekas nenuvažiuotų nuo kelio, ten tokie platus, bet neaukšti betoniniai stulpeliai būdavo, žinai. Ir aš draugelį sakau, noriu parodyti, kaip moku ant rankinę važiuoti. Ir žodžiu, važiuoju, metu aš tą vairą, žinai, rankinę traukiu ir su galiniu ratu tą stulpelį pisti ir tiesiog išsitaškė viskas, žinai. Aš išlipu iš mašinos, Bet tai išlūžo ratas, viskas pizį buvo ten? Nu, jis neišlūžo, bet aš dar čia prieisiu prie šito. Nu ir ką, ir aš galvoju, tai nepasimečiau, paskambinau tėvukui, sakau, žiūrėk, čia pataikiau duobę sprogo, padangą, žodžiu, atvažiuok, atitimk mašiną. Jisai atvaro, aišku, čia, kodėl aš čia paėmiau tą mašiną. Ir iki kol jisai atvarė, ten, kur su rankiniu mečiausi, su kojam, užmindžiau tas vėžės, žinai, tyko. Kad nesimatytų. Nu, čia nebuvo. Kad neįs kersas. Jo, kad neįs kersas, žinai. Jisai išlipo iš mašinos, iš karto žiūri į ten, kur užmindžiau. Jau matai. Iš karto žiūri raudonais dažais stulpelį. Nu, viskas aišku, sako, ką tu čia man, žinai, tipo. Grįžom namo, nusitempė, jis aišku, jau šokt prie tos mašinos tvarkytis, tipo. Mama su šlanga tai. Aš prie kompo sėdžiu. Įeina į kambarį, sako, tik čia. Aš ateinu ir rodaisi man vienas ratas tiek sulindęs į vidų, o kitas tiek. Išjuokęs į kitą pusę. Okay. Nu, žodžiu, ir šiaip daug tų įvykių buvo nesąmoningų. Bet tai čia kiek to metų buvo, kai šitas įvyko?
Tai 12? 12. Nu, tai senatis jau su jais, seniai. Galimai 12. Galimai, gal 12. net dar Jo, mažiau. jo. Negaliu tiksliai pasakyti. Tarp 12 ir dabar. Kažkur tame tarpe. Tam tarpe, gali būti, kad už vakar. Kur čia buvo tiesiog. Ok, nice. Šiaip pradėjom biškyčio už kamerų kalbėti apie konvencijas. Konvencija, teisingas žodis, ne? Ja, tai baigėsi. Kada pirmą kartą nuvažiavai į konvenciją apskritai? Oi, pirmą kartą tai... Pilnas pavadinimas yra, kaip čia vadinasi, tatų meistrų konvencija, ar kaip vadinasi šitas dalykas, tiksliai? Ne. Nu, kaip Tiesiog akmeninė. Ne. Ne, žodžiu, tiesiog tatuiruočių konvencija. Jos ten tatuiruočių skirtingai, jos skirtingai vadinasi, nes skirtingose šalyse, skirtingose lokacijose kažkas pavadino ten specifinę vietą, kur vyksta konvencija. Ten, pavyzdžiui, vyktų konvencija K2 komedijų klube, tai gal ir vadintus K2 tatų konvencija. Okay, okay. Tipo, tokį principą. Pirma, tai jeigu pats dirbt, tai kokiais 17 jaučiu. Okay. Okay, bet o tai gali nuvaryti čia pažiūrėti arba... Jo, ten tiesiog nusipirkti. Ne, tai žiūrovų daug, jau čia atvaro irgi pasižiūrėti. Jo, tai ten konvencija realiai ant to ir stovi, žinai, ant bilietų tokių. O kaip vyksta čia žiūrovai, gal nežino daugumą, aš plius minus ten domėjausi, žiūrėjau, bet ir nebuvau girdėjęs apie tą dalyką, kaip apskritai vyksta, kas tai per renginys yra. Žodžiu, tai išsinuomoja salę, kažkoks dėdė, žinai, tipo, iš pradžių, jeigu pirmo konvencija arba nesvarbu, žodžiu, yra registracijos formos, kur meistrai gali registruoti tatuiruočių konvenciją, sumoka savo darbo vietos mokestį, žodžiu, ten toj darbo vietoj būna pastatytas stalas, būna pora kėdučių, ten ir po to būna startiniai paketai, tipo, bet priklauso nuo konvencijos. Jeigu biški rimtesnė konvencija, tai ten duoda kažkokių tiekėjų produktų pasibandyti, žinai, ten mažais maišelis, ten porą adatų, dar kažką, nu tiesiog toks va. Jeigu ten kai kur nieko neduoda iš viso. Ir jo, registruojasi meistrai, susimoka mokestį ir tada tose konvencijose darai gyvai tatuiruotę. Būna kategorijos, ten New School, Old School, Traditional, dar kažkoks realistic, Black and Grey, Best Color ir taip toliau. O tai tu realistic ir... Aš labiau Black and Grey, Black and Grey, jo, realistika Black and Grey, žinai. Okay. Ir viskas. Ir pagal tą kategoriją meistrai dirba, darosi, ten, nes tų meistrų irgi, kiek yra kategorijų, tiek yra šitų skirtingų stilių, ką jie daro. Ir viskas. Ir jie per konvenciją bando išspausti geriausią savo versiją, kad po to pastatytų ant scenos, yra teisėjai, jie vertina ir renka vietas. Ir jo, taip ir vyksta. Arba yra tie meistrai, kurie nenori statyti, nesiveža savo modelio, o gaudo ten vietoj žiūrovų, nes žmonės ateina, žodžiu, ten mato ant stalo pridėta flešiukų visokių, jie gali rinktis ir pasidaryti vietą tatuiruotę. Aišku, ten kainuoja brangiau. Ai, brangiau kainuoja žmogus? Šiaip brangiau, jo. Aš galvoju, kaip tik, kadangi jisai modeliavo. Tai mano atveju, kai aš mėgstu varžytis, tai aš visą laiką jėmu savo klientą, jam darau nemokamai, bet yra sąlyga, kad dizainas turi būti visiškai mano ir tu neturi jokios galios įtakoti tai, ką aš darysiu. Okay. Gali pist bybį. Įventai bybį. Ja, per nugarą pist kalbėjau mašiną, gali tiesiog. Visiškai. Ja. Okay. Nice. Ir dabar tu čia tada 17 buvai kažką pavyko laimėti, nu tarsi paėmėjai? Šitoj nepavyko, čia buvo labai aukšto, viena geriausių konvencijų, kokioje esu buvęs. Čia 2017 ta? Ne. Ai, tu čia apie dabar, nes aš galvoju, 17 pavyko kažką laimėti? Ne, nepavyko. Okay, man iki kol reikėjo susigaudyti, kaip ten reikia pasiruošti ir plus pačio tobulėjimą, žinai, ten 17 metais, nu ten nebuvo, aš 10 metų, galim sakyti, darau tatuškės, nu tai įsivaizduok, 17 metais, tai kas čia buvo prieš 7 metus. Nu, tai 3 metai patirties. Jo, tai ten nepaimsi kažko. Okay, o paskutinė pradėjai dabar kalbėti, kada buvai dabar paskutiniai? Dabar paskutinį buvau į praeitą savaitgalį. Okay, ir kaip sekėsi? Labai gerai, buvo viena geriausių konvencijų, kokioje esu buvęs ir mes lykom 4. Okay, nice. O kiek dalyvių buvo? Visiškai užbaigsiu. Šiaip meistrų buvo virš 500. O kur čia buvo jinai? Čia buvo Briuselį. Briuselį, okei. Ble, čia dahoja, tai čia 4 iš 500. Tai... Nu, ne iš 500, yra skirtingos kategorijos, viskas. Bet, nu, ta prasme, bet aš stačiau į competition Best of Saturday, tai ten buvo visko. Buvo ir spalvotų, ir nespalvotų, ir traditional, žodžiu, visokių. O tu savo stilium, kaip visą laiką darai, nedarai spalvotų, taip toliau iš tų. Ok, nice. O čia kokia tatu buvo? Nes tu mačiau vieną, kur tu darai traukinį.
Ahujeno dydžio per nugarą. Jo, tai prie šito dirbu, čia prie to projekto dirbu aš dabar, o dariau aš ten konvencijai, ten toks kaip tipo, kaip gremlinas, ne gremlinas, toks mitinė būtybė, valganti obolį ir apačioj nuodų buteliukas, kur viduje kaukulė, ten su baltais dažais taip sužaista, kad neatrodo kaip šviečia, žinai. O kaip va gimsta, pavyzdžiui, tokia tatuiruotė, čia yra visiškai iš to galos pieštas dalykas? Visiškai daryti nepieštas, jis yra rinktas iš skirtingų fotografijų kažkokių, aš kaip ir sakiau, iš fotografijų. Kaip jums kurva, nešalta, aš nesuprantu. Man tai šilta. Aš sėdžiu, numečiau jau 2 kilus. Tai tu nori gali strigiausi. Blet, tai nori gali strigiausi. Jisai pasakoti, kaip jums kurva. Aš pavaikęs. Tai žodžiu, jo, prie dizaino dirbau kokias 7-8 valandas. Okay. Vien prie dizaino pačiu. Jo, nesakau, čia darai konkursui ir atiduodi labai daug. Bet jau čia savęs. namuose, ta prasme, tą dizainą pasidarė, Jo, žinojai būtent, ką darys. Ir kaip visą laiką, aš esu paskutinės minutės žmogus. Mano visas gyvenimas yra pastatytas ant paskutinės minutės. Okay. Ir dabar, pasuk prieš. ir dabar liko pusmetis iki konvencijos. O, blema, čia pasidarysi gerą dizainą. Gerai, liko 3 mėnesiai, reikia dizainą gal pradėti galvoti. Žinai, blet, liko savaitę. Savaitę prieš pradėti. Ir karo čia, kurva, rytoj konvencija reikia pasibaigti. Tu diena prieš darai, blet. Tada 7-8 valandas. Ir čia su šita, kur diena prieš darai 4 likai? Tai seniai tu būtai daręs. Taip, praeitos 3 konvencijas, iš praeitų 3 konvencijų, ne šitą, kur paskutinė buvo, bet praeitos 3, tai per 3 konvencijas pasiėmiau 4 antras vietas ir 1 pirmą. Jo, aš mačiau. Ir visi dizainai buvo daryti dieną prieš. Bet čia gal yra tau raktas, žinai. Bet čia mano ir yra raktas. Aš nemoku daryti nieko iš anksto. Man yra labai sudėtinga yra tiesiog prisivirsti ir reikia kažką daryti. Nu, nahui, man čia daryti, aš galiu pasidaryti, tipo, paskui dabar čia biški laiko švaistyti, čia aš geriau pasidarysiu jau viską paskutinę dieną. Nes čia, ble, toksai pasidarysi ir paskui ramiai gali gyventi nesąmonį. Nesąmonė čia. Nereikia streso, visą laiką nadas. Taip nevyksta. O kiek laiko pačioje konvencijoje duoda tą tatuškę daryti, ar ten būna kartais? Tarkim, atsidaro duris nuo 10 ryto ir iki 6 vakaro. Ir competitionai būna ten, tarkim, 4-5. Ai, okei. Bet tai tu tada, bet, pavyzdžiui, nes vienas gali daryti mažą tatu, žinai, tipo labai su daug detalių, o kitas gali daryti ahujeną didelę. Tai nėra, kad ta, kur ahujena didelė, tai turi didesnį, ar yra kažkokį matmenys, kokio tu gali daryti. Dabar šitoj konvencijoje, kur buvau, tai buvo visiškas bardakas su kategorijom. Nes, tarkim, Large Black and Grey buvo penktadienį, kur Large Black and Grey tu darai 2-3 dienas. Žinai, kaip tu gali per dieną padaryti, žinai. O kiek laiko vyksta konvencija, prašau, pertraukiau? Tai arba 2 dienas, arba 3 dienas. Ai, okei. Ir čia tiesiog paskutiniai dienai davė, tipo, dideliom. Pirmai dienai. Ai, pirmai dienai. O ten aš, pavyzdžiui, mano darbas buvo numatytas, kad aš ją darysiu 2 dienas. Tai čia buvo biškai, su kategorijom buvo debiliškai, žinai, labai viskas sumaišyta, visiems meistram kėlė, žodžiu, nerimą, žinai, tipo tie competition. Kitur tai būna tvarkingiau. Pirmą dieną eina small color, small black and grey, small realistic, ten ir kažkokias kitokias kategorijas. O antrą dieną jau, aišku, large color, large black and grey, nes tu 2 dienas atidirbi, žinai, sudėjai savo darbą. Nėra taip, kad tu neturi būti taip, kad tu eina į kategoriją mažą tatuškę ir didelę tatuškę. Nes ant bairio aš po to pasidarysiu reelsą, įkelsiu, žodžiu, kaip su Instagramo storiu šitą reikalų pasidaryti tatuiruočių dizainą ir pastatyti jį kategoriją. Nes buvo toks, aš žinau, kad turėsiu biškai daugiau laiko tą šeštadienį, galiu žiūriu į lūbas. Gerai, reikia su Instagramo storiu, kaip įkeli storį, įkeli fotkę, ant viršaus dar fotkę gali užmesti kažkokią, žinai, nu, tipo. Jo, taigi tu gali ten. Jo, tai aš su Instagramo storiu funkciją tiesiog padariau dizainą, įpisau per valandą laiko ir pastačiau į kategoriją. Ir ėjo komisija, blėt, žvengė, sako, wow, kokia gera, aš ten Charlie Chaplin dariau su sudužusiu teliku, žinai, per valandą laiko, tiesiog dizainą padariau per 3 minutės gulint lovai. Žodžiu, ir per valandą padariau dizainą ir pastačiau kategoriją ten Blackwork ir prieina teisėjai pizda, sako, čia wow, čia koks geras darbas. Bet tie didesni. Levanderkindas, tai daugiau ruoštais, arba jaučiu, ko jau būtų, daugiau ruoštais, žinai. Iš anksčiau, jeigu ruoštais per daugiau. Nes tau ir yra tas raktas. Ok, bet, pavyzdžiui, iš tose konvencijose, tarkim, vis tiek, nu, tipo, mums, pavyzdžiui, ant scenos lipa taip toliau, nu, vis tiek jaudulys, visą kitą, tu nėra, kad pas save salonę darai, žinai. Blamba, žinok, aš baisiai parinas. Aš atsistoju, griaužiu, lūpas, ten nervuojas ir buvo viena konvencija, čia jau prieš paskutinę, kurioje dalyvavau, dariau per visą
koja tatuškė, va čia nuo apačios iki viršaus, dariau Gone in 60 Seconds filmą, žinot? Koks tai filmas? Kurio mielkas. seniai. Gone in 60 Seconds, dingti per šiam sekundžių, su Angelina Jolie ir Nikolu Keidžu. Ne, seniai. Žodžiu, senas geras filmas, klasika. Ir dariau aš tą filmą Super Mario tematikai. Tai paėmiau Super Mario su mašina, tipo, kur važiuoja, nutryniau jo veidą, įdėjau Nikolo Keidžo portretą. Tada čia toks grybas, power up, žinai, tipo. Ir tada apačioj šitą princesę iš Super Mario, bet veidas Angelinos Jolie. Okay. Ir apačioj tiksi laikas 0059, žinai. Geras, ir irgi šitą pasidariau grinai dieną prieš. Ir mano planas buvo toks, biški pasukčiau, žinai, padaryti, nepasukčiau, daug kas taip darė. Tai tipo padariau apačią Angeliną Jolie ir stačiau pirmą dieną konvencijas į Small Black and Grey. Ai, tu tipo iš vieno darbo darai. Jo, kitą dieną dajungiau viršų ir stačiau į Large Black and Grey, jau kaip visą projektą, žinai. Okay. Tai stačiau į Small ir laimėjo vietos tikrai prasti okay. Darbai, o mūsų nieko nelaimėjo ir aš, taip susinervinau, žinok, norėjau viską išspardyti. Tai pasėmiau ten tą vloginę kamerą, filmavau visus konvencijas, kas sekos, pelėsis ir taip toliau. Galvoju, supysiu aš tą konvenciją į vienus vartus tiesiog, nes aš ten dedu subtitrus, ten yra, žiūrėjo iš užsienio, kas konvenciją dalyvauja, žinai. Ir reklamą tiesiog. Gal supysę šitą konvenciją į vienus vartus. Pavyko supysti konvenciją. Ir susinervinęs ten, žodžiu. O paskui nebuvo tai, kad supisai visą konvenciją ir tada viską prifilmavęs laimėjai tą subigą, kur toks. Palauk. Ai, kurą pasvažinau. Žodžiu, ir kitą dieną atsikėlėm, aš galvoju, reikia varyti susirinkti daiktus, nebedalyvausiu, na, aš tai konvencijų šūdas. Susinervinęs. Kaip jie čia tai atsikėliau, susipykęs. Bet dar, palauk, pertrauksiu, bet tavo nuomonė laimėjo ties kojovesnės, ar ir kitų nuomonė tą patį? Kitų nuomonė, jo. Kitų nuomonė. Ta prasme, nes absurdiškai. Ir aš net kėliau po to į vlogą tas darbus, kas laimėjo, žinai, palyginimui. Nu ir žodžiu. Ir atsikėliau kitą dieną, tipo, čia tam draugui sakau, nebedarom viskas, varom namo, žinai. Ir nuvarom į tą konvenciją. Nu gerai, padarom, žinai, padarėm, pizę, laimėjom ir Best Hill geriausiai sugysė pirmą vietą ir su darbu laimėjom antrą vietą. O jie gal matė, kad tu žinai, filmuoji. Ir tada, žinai, kai medžiagą atidaviau montuotojui, sakau, žiūrėk, čia šitų nedėk. Blet, nu bet gerai, bet žinai, kad neįdėjai tada, blet, toksai kur. Sakau, čia šitų nedėk, čia viskas gerai. Tik tiek, kad dabar pasakėjai viską, kad pasėmė savo prizus ir viskas. Okay, nice, o tu pats planuoji savo konvenciją, kada daryti, ar nėra planų? Nes čia vis tiek toks ne tatų darbas, o organizacija. Jo, aš visą laiką užsibrėžiu kažkokių planų. Ir norėčiau juos gyveninti. Tai vienas iš mano gyvenimo planų, ką aš norėčiau padaryti, yra tatuiruočių konvencija. Okay. Aš jau buvau rašęs čia, tipo dėl patalpų, bet vietos nėra čia daug. Aš nestalpinčiau tiek, aš norėčiau bent 100 meistrų. Nu jo, čia sunkiai. Nu, ble, toj pagrindiniai. Bet tai daug erdvės reikia. Jo, nes įsivaizduok, vieną meistrą vietą eina, pavyzdžiui, 2 ant 3 budelė. Tai, blet, nu jo, tai tada čia reikia daug. 2 ant 3 budelė turi vieną meistrą, tai įsivaizduok jau. Kiek budelių meistrui? Viena budelė meistrui, 2 metrai ant 3. O jeigu 100 meistrų, nu tai dahuja. Tai jau čia kompensa, bet ką čia reikia. Žalgirio arena, na. Jo, realiai. Buvo, čia vienais metais padarė Lietuvoje Maniežę Žalgirio konvenciją. O dažnai Lietuva šiaip vyksta? Ne dažnai. Turim tokį meistrą Danį, jisai darydavo tas konvencijas, bet nebenori jisai kažkaip... Tai va, tai aš dabar norėčiau padaryti konvenciją. Ir tas Danis yra palaiminęs, kad padėtų ten su visokiais dalykais, nes jis jau viską praėjo, žinai, tai jau būtų lengviau. Arba gali daryti, nu, tipo užsienį gali ne, bet jaučiu Lietuvoje. Gali turgui įsinuomoti. Gali turgui. Vasarą, kodėl ne? Tai seniai, gali pist Vingio parke. Gali Vingio parke pist pohui. Žiedadakė pisa visur. Laivų per Jessicas koncą. Jo. Ja, gali. Kokia keiščiausia vieta, kur esi tatų daręs? Ta prasme, ne ant kūno, bet... Venijų kokiam. Dangui? Dangui, nu, netoli. Tėvai darys. Slovakija. Netoli. Jėzui dariau tatuškę, ar tu su Jėzum Kristum? Ir krito. Ir krito. Slovakija ant kalno viršūnės. Ant kalno viršūnės, okei. O čia, nu kaip čia taip įvyko?
Tai tiesiog buvo suplanuota, žinai, mes snowboardinom. Tiesiog pasėmęs visą reikalingą techniką, apdrūk. Iš dangaus pasiekiu mašinėlę pasiekiu. Kai jie žinai, palikau, žinai, galvoju, pusdav, kitam kartui bus. Detalė buvo. Taip, tiesiog. O kurio čia kalno, kurios viršūnės? Čiupokas. Ne. Jasnai. Nieko nesako, ne? Ne, vapšė taip nesako, kad net nahu. Tai seniai, jeigu būtų pasakęs šokį kitą, galbūt žinojęs. Bet dabar žinai, kas yra? Atsinu, kad nei vienas Slovakijos kalno nežinau. Tai nieko nekeičia. Lenkiškai sakyk, yra Morzeoko ar ten kitus. Gevontas, sakyk šitus, tai žinau. Dar po to kažkada, kai buvo teisės, atėmė už greitį. Čia visai neseniai važiavau iš Panevėžio į Vilnių su Autiku. Kodėl aš negaliu, blėt, ant galinės sėdinės tatuškės pasidaryti? Tai pasidariau su klaidom. Ai, pats savo nepasidarė. Jo, taoto. Okay, taip, kas aprašyta? Kažkoks taoto. Taoto? Taoto. Tatu norėjau daryti, bet specialiai su klaida dariau, žinai. O kas čia turėjo būti, kad klaida padaryta? Ai, tu tatu norėjai daryti, ar mes žodį tatu? Tai padarai taoto? Taoto, jo. Ok, bet va, žiūrėk, istorija yra. Taip. Ok, conversation starteris yra. Taoto. Ok, va, taoto. Aš galvoju, čia susijęs su savo Japonijos kelionė kažkuo. Ne. Ne, nikuja. Kelionė? Troleibus. Taoto mieste, žinai. Toyotas labai patinka, taip į savo taoto. Blėt, su Toyota kažkada aš tą savaitę, žinai, rinku, ne avarijos, o baudas pastoju rinku už greitį. Ir galvoju, gerai, aš esu dabar jau suaugęs vyras, žinai, nebereikia man tų BMW. Pardaviau savo 135i, ten blemo gerą mašiną buvo. Nu, 3,5 turėtų. Jo, pardaviau, nusipirkau Toyota Auris. Toyota Auris, universalą, čia aš dabar, žinai, šeimos žmogus, važinėsiu gražiai. Bet naujesnė? Jo. Ar ta 2,4? Ne, naujesnė, kur su elektra, žodžiu. Gal 2 savaitės turėjau. Blėt, koks šūdas, aš neįsivaizduoju, kad žmonės, kurie vairuoja Toyotas, jie turi tiesiog negalę kažkokią, blemą. Yra neįtikėtina, nesąmoninga mašina. Aš suprantu, kodėl Bolto vairuotojai, kur Boltas yra visiška nesąmonė, išsitrinkit programėlės, vaikščiokit peškom geriau. Žodžiu, Bolto vairuotojai, kodėl visi yra pikti. Žinai, Nes Toyota vairuoja. Nes Toyotas vairuoja. Blemą, čia yra visiška nesąmonė. Ten, ta prasme, tu geros nuotikos žmogus atsėdęs į Toyotą, tu taip ir sugindi. Čia dėl ko seneliai pradeda miegoti atskirai. Žinai, nes nusipirka senis Toyota. Tai vien problema. Labai didelis. O tai kiek laiko turėjai tą Toyotą? 2 savaitės. Ir pardai ir tą BMW nusipirkai. Jo. Ir dabar atvažiuoji su BMW. Kokį BMW vairuoji? Geri, naujesnį biškį. Tai gali pasakyti, ar čia... G31. Ai, biškį naujesnį, Geškę vairuoja, tai biškį naujesnį. O koks variklis? 2 litrai. Ai, nu tai... Vis tiek biškį aš laikau to, kad reikia negazuoti. Solidžiai. Ir jų varikliai tvarkingi. Aš dėl ilgamžiškumo, žinai. Ok, supratau. Na, gerai. Zaibys. Dažnaičius irgi teisės buvo praganęs 3 mėnesių. Aš prieš savaitę atsėmiau teisės. Eik tu, blemba, aš skambinu į policiją, sakau, žiūrėkit, o galite ne pusę metų, žinai, tipo... Tu galai tiesiog paprašai. Jo, su paskambinu. Atsiprašau. O jeigu aš gailiuosi, galima galima. Aš skambinu, sakau, kaip, pasako, toj pažiūrėsi sistemai, kažką ten pasižiūrėjo. Sako, tu parazitas. Sako, neįmanoma. Neįmanoma. O kiek tu viršinai? Vis negali vairuoti. PM2. PM2 viršinai? Tai bet aš už 2-4 metus sumokėjau virš porą gabalų vien už greitį baudų. Okay. O veizo nesugalvoji naudot, pavyzdžiui? Dabar naudoju. Ir man draugai sakydavo, tipo, naudok veizą, čia tik gaidžiai veizą naudoji. Ką aš, tipo, nepamatysiu kamerą? Tai jeigu tu neindikuoja, kad tu gabalus sumokėjęs nepamatysi. Kas, aš koks gal akuls? Ne, kad su Toyota veizu nenaudotum, tai suprantama. Jo, tai dabar naudoju veizą, ačiū šitiem, kurie sukūrė veizą, blemba, baisi geras apsas, tikrai. Ir man draugas pasakė, kad jeigu aš noriu su karūna, kad mano emodžis būtų su karūna, man reikia spaudiniai dalykus, žinai. Ai, tai dabar spaudiniai. Šiaip mentų žymėtam bairį. Jo, tai aš važiuoju ir spaudinėjau, tipo padhol. Ir aš toks pravažiuoju tą padhol. Yes. Bled, ten nieko, ten ne... Yes. Ten nedidelė, žinai, ta dabu... Nu gerai, reikia paspausti. Kažkas vis tiek yra. Jo, man reikia karūnos, aš taip negaliu važinėti, žinai, nesąmonė. Ble, jo, aš taip buvau. Bet, galiu pasakyti,
baisiai yra, telefonų neleidžia naudotis, bet ten važiuoti prispaudžiant ir ieškoti, kur čia pažymėta policija, kad stovi, tai ten tas didesnis ekranas, jis daugiau vaizdo atim tau nuo kelio, žinai, tai porą kartų vos neįpisau kažkur tipo, nes tiesiog ieškau, ką paspausti, žinai, ant ekraną. Tai dėl šito susimastykit. Okay. Bet šiaip aš vis, blėt, patinkiu vis pasigūglinti, bet aš kai Danijoje gyvenau, tai buvo leidžiamas dalykas ir man atrodo Lietuvoje seniau buvo leidžiamas, gal ir dabar, kad tu, jeigu įdėklė yra tipo tas ragelis, laikiklį, tu gali spaudyti jį, tarsi tu negali rankui laikyti ragelio, nes tu, pavyzdžiui, navigaciją žiūrėti ir visą kitą, tu tipo legaliai gali, kiek pamenu, bent jau seniau tai buvo, nežinau, ar dabar pasikeitė įstatymai yra. Wow. Čia lygiai taip pat kaip su tais Magic Mushroomais Anglijai. Jie auga daug, daugiausiai kažkur šalia futbolo stadionų. Žinai. Ai, tiesiog auga taip varau. Jo, tiesiog čia ir Ignalinoje auga. Draugas mano rankų pizė. Kur daugiau eina Ignalinoje? Jo, tai žodžiu, jeigu tu nuskyniai, tu kaltas. Bet jeigu tu atsiklaupi ant kelių ir nukandai, tai tu nekaltas. Tai čia taip pat. Čia trūk dalykas yra toksai. Nes jeigu nuskinėjau platinį, viskas jau. O ką, žinau, gal aš tiesiog žmogus valgau žolę. Žinai, aš valgau žolę ir netyčia perkandau grybuką. Tai čia nieko tokio. Kaip tu gali mane apkaltinti? Tai aš ne. Bet ir šiaip už narkotikų vartojimą administracinė atsakomybė 12 eurų bauda, man atrodo. Ten? Ta prasme, ne, Lietuvoje. Jeigu te pagauna, kad koksą vartoji, tai tenki administracinį yra. Nebent jei turistai, tada jau daugiau ten yra. Draugas pasakoja. Nežinau, nieko, ne. Būtų žiauru užsiraut, žinai, toks eini gatvėj. Blemba, žinokit, sorry, aš jaučiu atskaltas, biškai pavartoju narkotikus. Tai gerai, 12 eurų. Pusė minimaliai 6 eurų. Pirmą kartą. Tas pats, kas, ble, ten. Už parkingą, kur vos nebaudą gauni. Nice, ble, įdomus gyvenimas tau. Tu esi, čia iš galo pradėjom, bet tu 92 gimimo, ne? 91. Kiek tą metų yra? Tai, ble, lengviau paklausti, negu man skaičiuoti. Tram 4. Jautiesi savo metų? Ką? Jautiesi savo metų? Nes iš polgų tai atrodo, kad aš nesuprantu, kas yra tas, žinai, jausti savo metų. Nu, tipo, aš pasižiūriu, kai kuriuose bendraamžius, nu, tau pizda jau. Jo. Su Toyota atvarė pizda. Tau jau pizda. Nes jo, tram kelių ir pisai tiesiog čia su klaida tuom bairio. Tai gal jo yra tas. Ne, man įdomu, žinok, man kuo didesnė nesąmonė, man to yra įdomiau, žinai, aš kitaip negaliu. Okay. Aš nevartoju alkoholio, žinai, nevartoju kažkokių kitokių dalykų. Jau virš 2 metų. Nesakau, kad nevartoju. Buvo visko ir čia... Tiesiog buvo įdomu. Viskas eina etapų, žinai. Aš gyvenu to... Aš kai pradėjau mokinti, žinai, tatuiruočių to amato, man tatuiruočių meistriai buvo rockstarai. Ir kaip anksčiau buvo, prieš keletą metų, kas vyko tatu industrijai, kaip visi tūsino, ką veikia, mes ir filmuojam dokumentinį filmą apie Lietuvos tatu istoriją, žinai. Dabar filmuoja, ta prasme? Jo, vyksta procesas. Okay, ir meistrai, kai aš jų paklausiu, tipo, kad papasakotų biškį apie tą rockstaro gyvenimą, blėt, kaip man gaila, kad nieks nepasakoja. Aš tai paimčiau, papasakočiau, bet aš toj dokumentikų būsiu nei prie ko, nes aš nesu. Tas Lietuvoje tatuiruotės prasidėjo 90 kažkelintais metais. Čia yra naujas dalykas ir visi meistrai dar yra gyvi, žinai, ir juos visus pakalbinau, gavau galimybę pakalbinti. Ir jo, bet visi susilaiko papasakoti apie tą rockstaro gyvenimą. O man čia pats tas drivas, žinai. Ir žiūrovai šiaip tas. Jo, ir žiūrovai įdomu. Tai dabar to nebėra, žinai. Dabar čia šitie jaunieji meistrai, jie biškai kitaip žiūri, ten nebėra to, kaip anksčiau būdavo, žinai. Tai aš toks išlikau, kad ir be jokių ten, žinai, gerimų ir taip toliau. Man vis tiek, tatuiruočių meistras, jis turi būti nuplišęs, žinai, kažkom. Ir aš taip visą laiką buvau visą gyvenimą kažkoks kitoks, tipo, nu man įdomu būdavo viskas kitaip. Ir dabar aš to laikausi ir laikysiu, kol numirsiu. Aš sakiau, kai bus senatvė ir kai jau tipo, jau reiks rinktis ar jungtis prie aparatų, tiesiog įdomiai dasibaigti. Tai aš esu susigalvojęs jau šokti iš lėktuvo be parašiuto ir įsirašęs ant krūtinės juodais dažais fuck you all. Bet su klaida pisės. Fuck you all. Bet juodais neišeis, nes aš jau visas esu išsipaišęs, tai reiks baltais. Okay, nice. O tavo kiek kūno yra netatiruota procentais? Netatiruota. Netatiruota? Veidas. Ką, žinau, veidas.
Veidas. Tik veidas? Bet kaip iš kalėjimo veiklių, bičias. Tai, aišku, dabar jau pradedu įsipisinėti, žinai, kai kojas yra padarytos, toks tarpas yra likęs iki kirkšnies. Tai gruodį varysiu pilnai iki kirkšnų pasikelsiu ir tada gegužę užsikalsiu abi pažastis ir viskas. Okay. Ir viskas. Veido neliesiu, nes labai gerai atrodau. Tai čia, Negali paslėpti. Savo, ką pasižiūrėjau. Huien atrodo. Nulis darys. Ne, huien atrodo, iš tikrųjų. Tai Dabar tikrai. bišgėjiška jau. ne, Labai gera girdėti iš vyra, žinai, čia nėra gėjiška. Pagirkit savo draugus, kad jie gerai atrodo. blemba. Girdėjau. Aš kaip plikumas sustargys, man ir pagirkit. Ne, plikumas yra seksy, ble. O, Nėra gerai gėjiška. važiuoja. Labai gerai. Seniai, man visą aš pasižiūriu, Simpsonai. Kažkuo primint Simpsonai. O jeigu tau sukelia kažkokią emociją, jau zaibys. Tai na, aš dabar pisuosiu ir kuro vaistus geriu, kurva tepuosiu. Mino diksilį naudok. Tai aš seniai pas daktarus teikiau ją. Aš tai barzdą užsiauginau. O ne? Pas mane iš vis neaugo, augdavo patirius plaukus ant kiekvieno šono. Tai minodiksilį kažkas Minoksidilį. pa... Tu close enough visur. Merenda, čia. Minoksidil. Ne, tai jau good. Jo, tai aš pisu vaistus, kur... Aš matai negaliu reklamuoti, nes nieks man už tai nemoka. Tai, Ai, dėl tu to man sakau, seniai ir nemoki. Vieną raidę kitaip reikia sakyti. Ai. Galvoto. Nėra, kad dabar sugalvoju šitą. Jo, tai aš geriu testosteroną mažinančius, nes dėl to tipo aplinko, tada minoksidilį pisi. Per daug stipriai bibis. Testosteroną mažinančius. Jo. Aš per Vaistus? daug testo turiu, jo. Ar nėra nuo to, kad neaugu plaukai? Ne, tai kaip tik per didelio Tu testosterono jie užauga. Konsultavaisi su Emiliu, ir pavyzdžiui, kažką. Ką? Su Emiliu kažką konsultavaisi? Ai, man su juo, nes su daktarais reikia, ne? Blembai šiaip daugiau žino. Čia živyti irgi daug žino. Ne, tai aš, daktarai čia išrašė, tai seniai jau. Daktarai gal nepipisnė. Testosteroną mažinančius. Taip. Tai ką tau, panai tai? Tai nieks dar nepasikeitė, ten pisuos kaip arklys, tai Bet jeigu mažina, gerai. bet ta prasme. Man nesuinu, man žinai, kaip bandai sudurti galą su galu ir va taip praeina. Ne, tai čia esmė tokia, kad nėra, kad numuša visiškai. Tiesiog truputėlį mažinės mano plaukai užauga ir iškart Nu nuvysta. ir nuo to, kad, pavyzdžiui, spenelį kažkaip labiau apvalėja. Ne, nėra jokių. Tai ten labai maža dozė yra. Čia nėra. Gerai, o kokie šalutiniai tada? Tai šalutiniai, galimi šalutiniai. Gali tokie, būt. Kas tai gali? galimi šalutiniai poveikiai. Maža detalė. Galimi, kad libido sumažėt gali, bet kol kas tai algut. Ir kitų ten nežinau, nahui. Bet iš tikrųjų tai barzda pradėjo labai stipriai augti. Gerai? Jo, nežinau, irgi kaip. gerai. Nes čia, pavyzdžiui, vakar skutėsi esu. Pažiūrėk, Eik, jau tu. užaugo. Tai man 3 dienų kaip Dabar tu atrodo atrodai. kaip 80-inis švitrinio popieris. Ja. O tu žinai apie statybas dabar jau nemažai, nes Pizdas, plyteles dedi. plytelės klijuoja. Papasakok apie savo plytelių istoriją. Žodžiu, sugalvoju, pasistačiau garažą, kuris kainavo tipo nemažai ir galvoju, blemba, aš niekad nesuprasau tų vyrų, kurie sėdi garaže, žinai, tipo, kad jie ten daro, krapštusi, kad sugeba patys stabdžių kaladėlės pasikeisti. Aš sumoku, man padarė, žinai, man pigiau kainuoja padirbti ir sumokėti, negu pačiam daryti. Ir galvoju, blemba, čia jau mes ir hatai, žinai, nes neseniai gyvenom, tai dar toks excitementas kaip nauja kuriai, čia pačiam kažką pasidaryti, eitujas pasilaistyti, ten dar, tipo, žinai, tokie aplink namus suktis. Ir sugalvoju, kad noriu pats plytelės išsiklijuoti. Paskambinau draugui, kuris turi tokią statybų įmonę, sakau, man reikia 2 kvadratų plytelių. Sako, atvažiuok, aš tau nemokamai atiduosiu. Ir galvoju, jau atidavai nemokamai šito, tai davai tikrai pats darausi. Pažiūrėsiu, už kiek galima pasidaryti, žinai, garažą. Ir pirmą dieną pradėjau klijuoti ir man paskambinau plytelių klijuotojui, sakau, kiek reikia maišų man 20 kvadratų. Sako, iš maišo turi šiaip 7 kvadratai plytelių. Okay. Aš nusipirkau 4 maišus darbiškai avansą. Suklijavau 5 plytelis, maišą nebėra. Ne kvadratas nesigauna, kurva. Galvoju, kas čia nesigauna matematika, niekaip. Nesueina, o kaip ir sakėjai. Ir aš susinervinau, einu mėgoti. Nuėjau mėgoti, atsikėliau iš ryto, gerai, naują dieną, susimaišiau tarp tos vonios, iš karto 2 maišus klijų, kad daugiau išklijuočiau. 6 plytelės. Suklijau 6 plytelės iš 2 maišų klijų. Ne, tai aš galvoju, kas per šūdas. O ten taip gal Liko patiek. 1 maišas klijų. O suklijavau iš viso 4 kvadratus. Eik tu. Nuvariau kitą ir tada tą antrą dieną vakarę skambinu tokia meistrė, kuris pas mane kiemė trenkelės baigė sudėti. Sakau, žiūrėk, esi klijavęs plytelės. Sako, pas save namie 5 kvadratų. Sakau, čia daugiau nei aš. Man reikia, kad suklijuotų, čia antradienis buvo.
Sakau, man reikia, kad suklijuotum plytelės pas mane garaže, pabaigtum. Blėti, čia kažką čia darbų turiu. Nu, blemba, sakau, aš tave samdau visiems kitiem darbam. Padaryk šitą darbą, žinai. Yeah. Tai, nu gerai, tipo, sekmadienį atvažiuosiu, paukosiu sekmadienį. Aš numečiau ragelį ir toks galvoju sekmadienis. Čia bišk toli. Į žodžių, bet gerai. Nuėjau mėgoti, jau atsikeliu iš ryto, žiūriu į lubas, parašė klientas, kad netvarysiu, man čia kažkas yra žiūriu į lubas, bet jau išpykčiau, žinai. Blet, negi aš toks debilas, kad aš nesugebėsiu susiklijuoti likusių 13,5 kvadratų plytelių. 16. Tai atsikėliau ir damušiau susiklijuoti blemba tas plytelės, išėjo 10 maišų. Eik, kiek daug daugiau. Bet susiklijavau. Jo, susiklijavau, tai visas vanų plyšęs, dar klijų, biškių papanagim, nusidaužęs, bet pasidariau. Buvo faina ir šiandien pradėjau tarpus glaistyti, šiandien norėčiau dar stelažus susistatyti ir susinešti snowboardus savo į garažą. Okay, bet tai ką tu garaže, tiesiog atlaikyti dalykus? Dviračiai, motas, snowboardai, žodžiu, viskas, kuo aš užsiemu, nes dabar viskas yra darbo kambarėjo. Išvardinai tiesiog apyzdį dabar žmonėm, jeigu žiūrės ir dar. Blema, šiaip daug yra dalykų. Okay. Aš esu tas žmogus, kuris perka, nes kodėl ne. Žinai, tipo. Kaip aš tokių problemų norėčiau, visai perko. Jo, ir didžiausia problema, kur viską dėti. Nes aš sugalvoju, kad čia pirmą podcastą, kai sugalvoju, kad pradėsim daryti, tą pačią kagas debesim, kur šnekė, žinai, blemba, nu čia man reikia savo, man čia reikia kamerų, man čia reikia garso plokštės, man čia reikia black magico, kad galėtum pats junginėti, žinai. Ir viską neturi kur dėta, viskas stovi, nieko nenaudoju. Atvaro operatorius filmuoti, sako, man čia nieko nereikia, aš viską turiu savo. Tai gal jums reikia? Gal reikia Black Magico? Mums gal reikia biški darbų, kur daugiau pinigų moka visų pirma. Jo, blemba. Tai vis tiek Black Magic, jeigu turi, reikia tada kito žmogaus, mes anksčiau turėjom, žinai, mums padėdavo Netas Imantas, bet paskui mes čia, matai, čia mūsų gal trečia vieta jau, kur filmuojam, tai čia pusė mūsų, pusė suneštinis balis ir taip toliau, žinai. Nu, tai tas finansiškai, kad labiausiai nenusiskaudė, žinai, nes neturim tokių problemų, kaip tu, kad tiesiog nusipirki. Jo, bet žinok, čia nėra taip, kad pinigai lyja, žinai, aš iki nulio išvarau viską. Tiesiog tai. Gerai, dabar reikia atsidirbti viską. Okay. Tai mes norim iš tikrųjų čia tokį interpą padaryti dabar, kol čia žiūrėjot viską, reklamą, jau daromės profesionalus podcastas. Tai norim labai padėkoti K2 Comedy klubui, kad leidžia mums čia filmuoti, kad leidžia mums čia viską daryti, skolina dalykus ir visa kita. Gerai, čia gėjiškai biškai yra, jeigu K2 Comedy būtų vyras. Tai ačiū labai, čia galite dabar matyti vykstančius renginius, ateityje renginius, praėjusius renginius ir visa kita. Tai ateikit, pasižiūrėkit, būna daug showcase'ų, būna open mic'ai, taipogi būna daug komedinių pasirodymų, taipogi tikrai būna daug visko. Būna ir švenčių kartais, nauji metai, tarp kitko bus čia. Nauji metai, K2 Comedy klube, apdovanojimai. Pats esate nominuotas, kolega? Tikriausiai, kad ne. Nominuotas esi, žiūrėjau. Tas gražiausias komikas, vienas iš nominantų. Tai prabalsuokit už mane, ačiū Jums labai. O tu nominuotas? Ne. Tai dažniau lip kūro. Gerai, ačiū, kad palaikot komikus, ateikit. Ir gero toliau likusio žiūrėjimo, tikiuosi smagiai leidžiat laiką. Iki. Ok, nice. Kur baigiam, ką kalbėjom? Nebepamatęs. Aš ką čia turiu klausimą. Man šiaip vis laik įdomu, aš pažįstu keletą tatų meistrų, nu tas pažįstu, tai tiesiog, žinai, tai darė kažkas ar taip toliau, nepažįstu nei vieno gerai taip kaip tai galbūt jau dabar, bet kaip atrodo tatų meistro diena, tu tiesiog turi, kad pas tai gali susibukinti žmonės, ar kaip, ar tu tiesiog gali imti, kada nori tiem pohui nedaryti, ar tu turi kažkokius projektus, ar tu tiesiog sėdi salone, kol ateina pas tai žmonės, kaip vyksta šitas dalykas? Oi, nežinau, aš pilnai esu užrašytas iki kovo galo beveik. Iki kovo galo? Jo. Tai tu mir dabar negali. Tai kels dar kainas. Seni mirti negali dar. Jo, dabar negaliu mirti. Ir viskas yra, ateina klientas, žinai, pasikalbam apie projektą. Žodžiu, aš ten tų mažesnių, žinai, nelabai darau, nebent pažįstami paprašo. Šiaip klientai, kurie random parašo, tai siunčiu juos kolegom, kurie užsiema mažesniais darbais. Aš noriu daryti projektus, man patinka. Jo, ir tą meistrą dieną. Tai atsikeliu. Pažiūriu, ar Muay Thai treneris neparašė, kad man šiandien galvas skauda. Tai žinai, būna dažniau negu aš parašau, kad man galvas skauda. Ai, atvirkščiai, šiaip neturėtų tai. Šiaip jo, dirbu aš nuo 11, nes reikia pailsėti.
Teisingai. Jo, tai aš atsikeliu ir varau paspartuoju kažką, maitai arba šiaip. Ir viskas, dirbu nuo 11 iki 6, 6 val. Varau namo, žiūriu Drakonų kovą. Tai tiesiog, anksčiau būdavo kitaip, žinai, anksčiau visą laiką su draugais varydom, ypač Panevėžį, kai gyvendavau, žinai, ten mano tie tikrieji draugai, kur mes visą laiką kartu, su jais, aišku, mes per dieną su visais pasiskambinam gal minimum po 3 kartus. Čia dabar kol Vilniuje gyveni, ar kai buvo? Jo, visą laiką skambinamės. Ir panas, žinai, netgi sako, tarkim, mūsų antros pusės, sako, tipo, kodėl nėra pas panas to dalyko, kad jos, pavyzdžiui, paima ir random susiskambina ir tiesiog šneka nesąmonės, o mes visą laiką FaceTime'u susiskambinam ir tiesiog kažkaip šūdą malą. Apie nieką. Šis įpys, kad palaikai ryšį, bet jie likę Panevėžį draugai tie. Jo, tai nuvažiuoju, kada į Panevėžį visą laiką sutinkam pavalgyti, nueinam kažkur. Tai... Smaudė. Susibondinę, huienai. Bet čia tie, kur nuo vaikystės jau yra? Ne, tie, kai grįžau gyventi į Lietuvą. Susirinkau tą savo draugų ratą ir jo, visi skirtingi, visi užsiema skirtingais dalykais. Tai jo ir... Ble, tokie, šiaip tai įdomi skamba, bet šiaip tu kaip galvoji, tarkim, kai tu esi tatų meistras ir visa kita, tai sunku šiaip amatas yra, tarsime? Jo, blemba, prieš kokius 5-6 metus buvo čia pati didžiausia banga Lietuvoje ir pasaulyje šiaip, kada visi beprotiškai tatuiravas, atsidarinėjo studijas vieną po kitos, žodžiu, ir visiems ėjo, visi turėjo žoskį darbą ir praeitą rudenį, jau praeito rugpjūčio gale hitino, sprogo burbulas. Visiems pizda buvo, nieks neturėjo darbą, visi sėdėjo be darbo, tie, kurie mažiau turi užsitarnavę vardą, manęs tai nepalėtė, žinai, ten tų, kurie į tatuiruotę žiūri kitaip negu tiesiog užsikalti šaibų. Tai čia kaip į komediją yra žmonių, kur tiesiog... Tų nepalėtė, žinai, bet labai daug palėtė, bet čia yra tų pačių meistrų kaltė. Nes jie pradėjo štampuotas meistrus, vieną apmokina, kitą apmokina, tada tie mokiniai išeina, atsidaro ir apsimokina kitus. Ir šitai pradėjo nuvertėti tą patį tatuiruotę, žinai, kur dabar nueini į Facebooką, blėt, kas antras sponsor reklama, tatuiruotės 20% pigiau Vilniuje, žinai, tatuiruotės 20% pigiau. Tatuiruočių dienos seansas nubraukti 300 pam. Nu, šitą matau labai dažnai. Blėt, yra visiškas absurdas, žinai, kur visiškai nebėra. O tu kaip tik nubraukęs, kad 300 ir 600. Jo, 600. Black Friday sale. Black Friday sale, na. Tikras meistras. White Monday. Kaip Ridas ten minusuoja mašinas, tai tu pripliusuoji. Jo, tai va, ir labai sušiko, žinai, tą industriją. Ant kiekybės jau ne kokybės ir tas labai nepatinka. Daugam nepatinka tie, kurie gerbė ir myli mūsų amatą, žinai, tai mes labai žiūrim. Bet čia kiekvienam amatė, manau, kad yra komedija irgi yra tokių žmonių, kur tipo su draugais pažiūrėjo, pochų, užlipsi po prikolinį, žinai. Jo. Ir ble, tu tipo pisi ten eini, žinai, tipo open mic'us lipi po 3 kartus į savaitę, po 2 kartus ten važinėja iš kitų miestų žmonės, tipo visą kitą, žinai, ir tada tiesiog ateina. O dar nedaug dievė geriau už tave pasirodė. Nu ir būna taip. Ble, ir tai būna. Ir būna su tatuiruotėm, žinai, ateina kažkoks naujas veidas, kuris labai greitai išpopina ir tikrai labai gerai dirba, kur negaliu sakyti, kad čia tipo, kad ir nėra taip, kad patirtis laimi, žinai. Tas suvokimas vis tiek irgi turi savo, bet visiškai negerbė, žinai, tipo to amato, čia tipo šaibą musikalti, visiškai šaibą žiūri, žinai, jokios istorijos nėra. Tai tas jau... Nu, bet jau taip yra, reikia susitaikyti, žinai, tai čia nieko. Bet o koks tu manai, va čia tas dalykas pagrindinis yra gero tatų meistro, visų pirma, kad nežiūrėti iš dalyką kaip tiesiog šaibą užsikaltą, ne? O kitas dalykas, kaip vis tiek, kad žmonės, nesužinai, kartais gali būti geras žmogus, bet niekas to nežinos. Tai čia tu manai, kad yra tas raktas, tipo sklaida, ten reklamos, visa kitas skečų darim, nes tu su komiku daug labai darai skečus, visa kita. Jo, tai čia viskas buvo mano marketinginis planas, kai atsikraušiau į Vilnių, kad man susirinkti savo klientų ratą. Tai aš sugalvojau tos skečus daryti, čia viskas buvo grinai dėl marketingo.
žodžiu, pasidaryti tos skečus, tos podcastus pakalbinti, pavažinėti, kažkieno klientai pamatys, dar, nu čia toks, žinai. Supratau, nes aš galvoju, kad dėl ko, jeigu tu bukintas iki kovo esi, tai... Ir susirinkau tos savo klientus ir tikrai esu patenkintas, atidirba. Mano planas, man atidirba. Tai, o dar klausimas dėl šitos, pavyzdžiui, kaip Panevėžy, tu turėjai savo studiją ar pas kažką nuomovaisi vietą? Savo, jinai buvo didžiausia Aukštaitijos. Ok, ir tu paskui tiesiog išvažiavai į Vilnių ir dabar tiesiog egzistuoja? Viską pardavėm nekilnojamą turtą visą, pardavėm studiją, kaip verslą studijos patalpas, pardavėm atskirai, nes irgi savo buvau nusipirkęs. Žodžiu, viską išsipardaviau ir tipo, davai, varom į Vilnių. O kodėl tu nusprendė apskritai Vilnių atvykti? Atsibodo Panevėžy? Atsibodo ten savo turėti, atsibodo savo studiją turėti, būti atsakingam už kitus žmonės, klausyti svetimų problemų. Dar kai buvo meistrai, kurie buvo mano amžiaus, tai mes visai kitaip vaibinom, o po to, kai atėjo jaunesnė, tai čia ta pati problema visų galvas skauda, tas ne tas, tas negerai. Ir aš galvoju, blemba. Ir pats jaučiausi sustovėjęs vietai, visiškai neslinkau į priekį, kažkaip nebetobulėjau, nieko negalėjau, nei į konvenciją savo leisti išvažiuoti, tu esi pririštas prie savo tos studijos. Tas televizijos kanalas, kur Agnė pasakoja, atėmė, televizijos kanalas, tai viską atėmė iš manęs. A, ne? O tai, jėmpės, televizijos kanalas iš manęs atėmė viską. Tai žodžiu. Kas čia buvo? Bet tai čia buvo tavo iniciatyva. Jo, čia buvo mano iniciatyva, žinai, sugalvojau, reikia kažką keisti. Plebė, tu ir esi toks žmogus, kur jeigu kažkas nusiperka televiziją, tai tu, kur. Nu, aš į tave žiūriu iš to pasakoju. Reikia kažką keisti, reikia kažką sugalvoti. Kur žmogus, jei kažkas sakytų kažką reikia keisti, tiesiog hato į baldus persistumdyti. Jo. Tu kur televiziją nusiperki. Jo. Čia tu esi. Ir taip iškrito, kad man parašė, čia aš jau buvau pradėjęs tą Pačikagas debesim, man atrodo. Palauk, gal nebuvau. Kažką buvau pradėjęs daryti, kad man parašė žodžiu buvusi reporterė tos televizijos, kad šiek, yra reikalas. Sakau, sako, yra, žinai, gerų naujienų televizija. Sakau, jo, žinau. Jinai tai vadinasi gerų naujienų televizija? Gerų naujienų televizija, GNTV, jinai pirmoji Lietuvoje HD televizija. Rodyti, jo, prieš 10 metų. Žodžiu, ir sako, parduoda. Ir aš galvoju, gerai, imu. Kiek tai reikėjo? O tu kainą paklausai. Imu. Reikės du reportį ištatiruoti ir gali pasimti nahui tą televiziją. Jo, sakau, gerai, imu. Daug pinigų norėjau, nusidėrėjau, aiškiai, nemažai, bet vis tiek daug pinigų kainavo. Bet negali sakyti, kiek kainavo. Negaliu sakyti. O čia yra 3-0 zonoje ar daugiau? Jo. Iki 10 gabalų. Nu, gali ištai. Daugiau. Ai, daugiau. O tai kiek esu suinvestavęs, dar daugiau. Bet tu... Kokia idėja buvo to? Tokia idėja ir buvo, kad turėčiau televizijos kanalą. Bet tai tau ne... Aš tau prieš, kaip su manim buvo. Žodžiu, ir nusipirkom tą televizijos kanalą. Pasirodo, viską reikia keisti, techniką seną pirkis dabar. Eik, tu ką tik nusipirkai ir ten tie, kurie pardavinėja, vieną dirba savivaldybėj, o kitas turi tos technikos visokios televizijom, kur tiekia įmonė, žinai. Abu gaidžiai pidarastai. Nekenčiu, dekit pragarį. Žodžiu, ir savivaldybė, Panevėžy dirbanti ta moteris, dek pragarį. Sakau atvirai, nuo dušės neslėpė. Nuo dušės, jo. Ir žodžiu, ir ten apgavo mane baisiai, viską reikėjo keisti, žodžiu, viską daryti, kažkokių ten turėjo skolų. Ir žodžiu, tipo, čia parašysi vieną kitą projektą, gausi pinigų, tipo, čia susitvarkysi, jo, gerai ten tipo. Ir vieną projektą jie buvo parašę, bet galvojo, kad nelaimės, bet laimėjo 14 gabalų, žinai. Bet čia jau buvo tavo rankos ta televizija, jau mano ne? rankos. Tai tu laimėjai, nu, taip, jie parašė. Ir tada man rašo, tai čia žiūrėk, čia projektą laimėjai, gal kažkaip, tipo, kažką, gal čia galima atsekti. Ai, dar tai noriu. Fuck you, tikrai. Visiškai, nieko, žinai. Tai... pasidarėm kažkokį tai planą, kaip ta televizija turėtų pradėti nešti daugiau pelno. Nusipirkau kostiumą, su tatuiruotėm ir auskarais pradėjau važinėti po Panevėžio rajonų savivaldybių merus. Pas merus tiesiog bazarį toks įeina. Ten aš jam, jeigu būčiau net nedavęs siūlymą, o sakęs, kad dabar čia bus taip, jie būtų sutikę. Iš baimės tiesiog. Jaučiu, jie būtų sutikę. Lemba, aš iš tikrųjų nepagalvoju, apie tai galėjau šitos taktikos įvykti.
Ir Sveiki, tas ledas, vaizduojate. Zdarova. Nu ir žodžiu. Dabar dirbsim, sen. Ir ten pasirašėm tų sutarčių, viskas gerai, ten kažkokius pinigus nešė, kažkokių laidų naujų galvojau, tada pradėjau su tą Lietuvos teatruočio dokumentiką dirbti su Ignu Grinevičium, žinai, ten jo paprašiau, kad jis gal savo dokumentikų kažkokių duotų, žinai, kurias galėčiau transliuoti per televiziją, ten viskas okei, ten tipo kaip ir rinko tas dokumentikas, ką čia man duotų, tada su Antanu Jakimavičium, Antanas, žinai, su juo irgi kalbėjau, gal tipo savo kontentą duotum mum transliuoti, kad tipo biški tempti į Delfio pusę, kad kažką tokio parodyti, kad įvairiau būtų. Irgi ten tipo atrinks tą medžiagą. Bet reporteriai pas mane buvo ne viso proto. Žodžiu, viena moteris... Kur kiek tai apsupę žmonių yra, kur tokių, blet, nahu, žinai, arba man tiesiog yra sunku susitaikyti su lietais žmonėms, žinai, aš esu greito būdo ir jeigu tu dabar nespėjai padaryti, nu tu negerai yra, turi viskas vykti greitai, žinai, tai aš tiesiog toks žmogus, sugalvojau ir dabar, spontaniškai, turi dabar viskas įvykti, man negali būti sekmadienį, man dabar, ir jeigu aš tau paskambinu ir galėtum tu čia man padėti, vadinasi, čia tai turi būti šiandien arba rytoj. Ir jo, ir ta reporterė ten tokia turėjo 2 vaikus, žinai, šneka kitiem, ai, tai manęs vis tiek neišmesinti, nes aš turiu 2 vaikus. Su tokiu požiūriu. Ir man taip sunku buvo dirbti, žinai, su tokiais žmonėm, kur visiškai nevertinu tai, ką gavo. Aš moku atlyginimą, žinai, esu pažadėjęs bonusus už kažkokius tai atliktus darbus ir nieks nieko nedarė, žinai. Bet ir mano toks supratimas apie tą televiziją, žinai, pas mane žmona labai protinga yra, žinai, dabar yra Dviračių federacijos generalinė sekretorė, tai žodžiu. Ir aš ją, aišku, prisikalbinu pas save. Atei dirbti, žinai. Sutiko? Bet jinai žino mano čia ir dabar, žinai, tai čia didelė problema buvo. O kita problema, kad jinai viską turėdavo daryti, žinai, ir aš toks kaip direktorius ateidavau į ofisą. Labą dieną. Su kostiumu ateidavau į ofisą, visus pajuokindavau, pasimdavau kokį, žiūrėt ofisą. Jo. Grinai, Michael Scott. Visiškai Michael. Kur tokia problema, bet tu... I'm fine. That's what she said. Jo, ir ten parašydavau, ant lapo nupieždavau kokį nors ant batutų šokinėjantį stikmeną, žinai, sukdavau visiems, žinai, rodavau, kaip šokinėjai. O nebūdavo, kad žmona sėdi, čia vyras man. Jo, blėt, popieriais apsikrovau. Ateidavau per susirinkimą kažkokį ir viską ant bairę nuleisdavau, žinai, turbūt dėl to rimtai ir nežiūrėjau, žinai, bet aš viską ant bairę nuleisdavau. Ne man yra oficinis darbas, nes aš arba, pavyzdžiui, ateinu gerai, reikia susirašyti dabar darbus, kokius turiu padaryti. Atsidarydavau kompą, 2 valandas pražiūrėdavau YouTube, uždarydavau, nieko neparašęs. Nes aš esu idėjinis žmogus, man idėja, bet jūs padarykit. Idėją galiu sustatyti, kaip aš esu kūrybininkas, žinai. Ir man ten tie biurokratiniai dalykai, pašol janachui, aš nieko nesuprantu, žinai. Aš atsisėdau. Tu leid prieš pirmas televiziją, tai reikėjo pagalvoti. Reikėjo gal pagalvoti, kad biurokratiniai dalykai. Ir aš atsisėdau, žiūriu į tą ekraną, aš nieko nesu, man raidės plaukėja, žinai, man skraido, aš nesuskaitau sakinį iki galo. Aš dėl ko, pavyzdžiui, negaliu knygų skaityti, nes man reikia 3 kartus tą patį sakinį perskaityti. Nes aš skaitau, pradedu kažką galvoti ir nuplaukia, ką skaičiau. Ir aš, pavyzdžiui, nei vienos knygos, kurią esu perskaitęs, o tikrai esu jų perskaitęs, žinai, aš negaliu pasakyti, apie ką ten buvo. O to, blėt, nėra su titiravimu tas pats, kur tu pisi lokį karačią ir šalia vištą, na. Tai va tas ir yra, manęs klausė, tipo, kurie mane gerai pažįsta ir mano šeima, sako, kaip tu žmogus netrintis tiek susikaupimo ir kantrybės. Tokį skrupulingą darbą, kruopštų gali daryti. Tokį darbą. Tai va būtent čia tas ir ką aš galiu daryti susikaupęs. Čia kai būna žmonės, pavyzdžiui, mikčioja kažkas ir kai dainuoja, ahuienai dainuoja be jokių mikčiojimų, nieko taip toliau. Tai tau irgi kur skaityt, kur ne, bet... Tai aš gyvenimo mikčius. Gyvenimo mikčius. Blet, nu na, ir kaip baigėsi tą televiziją paskui? Atidaviau nemokamai. Eik, kam? Tiesiog norėjau atsikratyti, jau nebežinojau, ką daryti, vietiniam laikraščiui atidaviau. Tai tai ten, jau šokinėjo iš laimės, ble. Nu, jie senai norėjo jos. O tu nepagalvojai, pavyzdžiui, netyčia pinigų paprašyti už tą televiziją?
Ne? Man neįdomu. Bet tu, pavyzdžiui, dar man klausimas, tu vis laikai pasakai man kirbėjo, o tu, kai ją pirkai, tu blėt bent buvai apsižiūrėti tą pastatą, tipo visą kitą, kaip ten kas atrodo. Ai, Tai, bet tu matai, kad sena sistema yra visa kita, ar tu tik paskui supratai? Seniai aš nesuprantu. Tipo, ką, čia kompas, čia ne kompas. Čia kompas, čia ką. O kiek ten darbuotojų tuo metu buvo, kai ten nusipirkai? 3 buvo. Okay. Po to aš sukėliau iki 80. O kiek Oho. laiko gyvavo jinai, Patikrinti. kol tu buvai direktorius? Bliam, kelis mėnesius. Kelis mėnesius? Ai, aš Gražių metus, Eik, porą metų čia bliam, viskas aš vyko. nieko nesu daręs ilgiau negu kelis mėnesius. Tai Tai tavo tu per- taip vaidėjo, 2-3 Tu per kelias mėnesius nusipirkai belenkiek šaibų investavai, su darbuotojais susamdėjai ir tada nemokamai atidai tiesiog. Robinas Hudas, na, aš tau sakau. Robinas Hudas. O Ir čia tai neapsikrauni pochutą, ne? Ne. Čia tai Čia gyvenimas. gali būti milijonierius ir šalia mūsų. Aš tiesiog žinau, kad aš užsidirbsiu. Ne, Čia nu, geriausias jo. maisinas, tiesiog. Aš tikrai niekada, aš viską, ką esu daręs, viskas minusė. Seniai, aš ne vienas mašinas nesu į pliusą, aš visur minusuoju. Aš visiškai minus. Bet tu gerai balansą, tada dahoje padirbi, tada vėl Jo, kokią huinę bet nusipirki. Taip, aš sugalvoju planą, gerai, dabar reikia padirbti dėl jo. Nepirk šūdų. Kur mane pirk šūdų, tai pavyzdžiui, kokį, žinai, šokoldų, ar kažko tam tiesiog nepipri televizijų. Jo, Kamerų kur var televizija. Televizija tai buvo, wow. Ble, bet čia gyvenimo įvykis. Experiences. Čia Čia buvo žiūri daug. Ir kas svarbiausia, ten, pavyzdžiui, kai tu nusipirki tokį dalyką, ten, pavyzdžiui, radiją, televiziją ar dar kažką, tu turi praeiti visus STT ir taip toliau, patikrinti, ar tu nesi kažkoks valstybinis priešas, dar kažką. Seniai nieko nežinojau. Baudų, bibių neveikia, už greičius. Nieko nežinau, man nieko nebuvo pasakę, aš nieko apie tai nežinau. Tiesiog pradirbau, galėjau tiesiog... Dezinformacijos teorijas ten. Seniai galėjai bibius rodyti ten per tą Jo, televiziją. tiesiog viską. Nes jį rodė, ten ligoninėse visur ta televizija eina, toks kaip fonas, žinai. Ja. Ir galėjau tiesiog viską. Nu, na. Viską daryti. Ble, sen. Ir nieko to nepasidariau, tai sako, po to, kai perleidau jiems, sako, tai gerai, čia tipo, reikės į LRTK tipo kryptis dėl licenzijos, viską. Kas tokios? Kas tas? Jo, kas tas? O čia kada tu ją paėmė nusipirkęs, prieš kiek laiko? Prieš... Blema, gal 2 metų nėra. Ai, čia dar nesenas dalykas. Okay, nice. Ble, tai įdomi čia. Aš dar iš tikrųjų norėjau, čia mes nušokom biški nuo tetiruočių, nuo visų šitų dalykų. Nu, aišku, plus minus vis tiek apie tai kalbėjom. Norėjai paklausti, kokią didžiausią nesąmonę klientai esu padaręs. Tai čia basic tie klausimai, gal ir pas... Šis ne basic istorija. Nu, davai, Aš šitą Nu, galvoju, tai aš būčiau paklausęs tikrai, Aš bet šitą tu galvoju, gali. papasakosiu jums. Papasakok, Čia papasakok. gali tu paklausti ir po to prieiti. Jo, aš galime pradėti, nu kaip pradėti, bet nuo apskritai, tu sakai, kad tu prieš 10 metų nusprendai, kad tu nori tetiruoti. Ne, aš sėkla buvo pasėta, kai man buvo 14. Nes tu sakai, San Džordžo tos daryti, tipo Jo, labai. tai jau čia Sėkla realiai buvo raišė- pasėta, kai man buvo 14. Aš kaip ir sakiau, aš buvau toks Suskristuvu. labai, žinai, nutrūkęs nuo grandinės. Nes aš dar tau įvesiu, man pavyzdžiui, yra nahui nesuvokiama, kaip tu gali ištetiruoti žmogų. Man, aš nesugebu, seniai, aš kubo nesugebu 3D padaryti. Tai man, kaip padaro, pavyzdžiui, su šešėliai, su visko, ant kūno perteikia, aš suprantu, ten kalkė, žinai, visa kita yra, arba tu, pavyzdžiui, kaip eskizus dėlioji, taip toliau, man yra nesuvokiamas dalykas, mano galva tiesiog nesuveda, kaip įmanoma ant kūno padaryti taip. Čia gal dėl plaukų. Nu, gali būti, bet, žinai, sako, kad, kaip ten sako, protingo galva plaukai paliek. Nežinau, kas taip sako, nežinau. Jo, Nežinau, tokia pasaka. Atskirai, atskirai. Bet kitą kartą prieš priimdami sprendimą nusiskūsiu plaukus. Ja. Ir tą apgalvosiu iš naujo. Ir antrą televiziją nusipirksi. Mariampolis tavo. Tai nuėjau, pamiršau Kaip, klausimą. nu tai klausimas yra, kaip apskritai Pradėjai? ta bleta, tu meistras, tu turi būti menininkas iš širdies ar prieš mokėti. Šiaip yra, neturi būti menininkas. Ir aš, kaip atsakiau, yra pavyzdžių, kurie ateina, pavyzdžiui, tatuiravimą neturėdami jokio supratimo apie piešimą ir daro gerai darbas, nes turi akį kopijavimą. Kurie turbūt to nežinojo iki šiol. Okay. Žinai. Man buvo, kai man buvo 14 metų, žodžiu, mes ten irgi buvom tokia draugų kompanija ir susitikom ir aš iš Vienkiemio apskritai, net ne iš kaimo, o iš Vienkiemio, žinai. Ir susitikom su tokiu draugu ir pamačiau pasikryželį ant rankos, juodą. Ir aš sakau, kas čia yra, žinai, sako, tatuiruotė. Kas ta tatuiruotė, kaip čia viskas atrodo. Ir jis ten, žodžiu, papasakojo, kad jo ten tėvas grįžo iš kalėjimo ir ten padarė jam tatuiruočių mašinėlę.
Okay. Ir žodžiu, ir blemba, aš irgi noriu, davai ir man padaryk. Žinai, čiešnų kokias 3 savaitės, po 3 savaičių atvažiavo ant dviračio rankenos pasikabinės, pigiau grybo maišiuką, ten įmesta mašinėlė, sako, žiūrėk, aš neturiu laiko, pasidaryk pats. Tiesiog pasakė. Senių, tatų tūsus pas mane namie, dabar susikviečiau draugų, pasidariau savo, padariau draugų. O kur pirma vieta, kur darėjai? Sorry, kad per... Čia, Endilbė buvo. Okay. Jo. Nice. O dabar matas ar už ką? Ne, viskas uždengta, jo. Tai pasidariau aš tą tatuškę, tada draugam padariau, tada numečiau, vėl pradėjau, tada nuvariau į profkę, ten padariau barakę keletą, tada vėl numečiau, tada išvariau į Angliją ir ten Anglijoje kokiais jau 14-15, žodžiu, su Hebra tūsinom, žinai, ten papasakojau, kad darydavau kažkada tatuškės ir jie ten mane pripisusi užparino, tipo, kad, tipo, kodėl tu nebedarai, žinai, tipo, tu moki piešti viską, nes aš ir dailės mokyklą lankęs. Okay. Bet čia ta stadija buvo, kai tu jau buvai padaręs didesnių kažkokių tatų, ar ten šiaip tokius huinės muinės? Ne, tas visas huinės muinės, žodžiu. Ir jo, ir mane taip užparino, kad aš atsikėliau kitą dieną ir visą savo santaupas ebėjų išleidau ant įrangos. Ir viskas. Ir pradėjau tada su lagaminėliu važinėti. Aš ten darbę paleidau, kad taip dabar vėl darysiu tatuškės, ten darbę kažką padariau, tada anglai sužinojo, anglai pradėjo kviestis į Facebooką, į draugus, pas save kviestis į namus ir po to pakeičiau darbą, kuris įdarbinau automobilių įmonį, industrijai neturėtams teisų. Apipisau visus ten ir gerai. Jo, Tai žodžiu, ir ten toks irgi buvo anglas, kuris irgi tipo darė tatuškės ir jis man tokį užmetė, kad tipo davai atsidarom studiją. Bet gavos taip, kad atsidariau vieną. Pradėjom kartu. Bet tu Anglijoje vėl pas. Jo, pradėjom kartu, bet dingo jis kažkokį bifą turėjom ir jisai sako, gerai, aš varau, pasidarykis vieną. Per lėtai jūs darėte. Jo, per lėtai darė. Ir aš Jisai kaip pasiūlė, tu sakai, gerai, rytoj ir jis sako, blėt, seni, bet net, naho, eik tada. Jei ryt nenori, seni, pašau. Ne, šiandien, darom šiandien. Tai va, ir atsidariau ten ir porą metų paskutinių Anglijoje savo studiją ten turėjau. Nice. Ta prasme, nuomoisi patalpas vis, ar pirkaisi jau taip pat? Nuomoisi, okei. Ir turėjai daugiau meistrų, kurie su tavim dirbo? Vienas vienintelis buvai? Okay. Tai buvo labai sunku, ten aišku, tie darbai irgi tokie buvo, nes ten realiai tas vis tiek mokinausi dar. Ir čia grįžus į Lietuvą irgi ten tie darbai, žinai, nebuvo geriausiai, tai atsiprašau tų, kurie buvo mano klientai pradžioj. Ne, bet normalu iš pradžių. Dar prieinant prie tavo to, ką esi kurio keiščiausiai vietoj daręs, atsimeni kažkokį tokį įvykį, žinai, kur tu padarėjai ir supisai tatų ir tu nebegali nieko padaryti. Nu, žinai, tarsi metam, blėt, kur reikia, nu, čia pavyzdys apskritimą padaryti ir tu seniai... Padaryti visada gali, bet Anglijai čia buvo. Ir ar padarai nuolaidą? Parašiau žodį family su 2 L. Aik, tu nahui. Ir tada tai panai iš karto, tuo pačiu momentu uždengiau su rožė tą family ir ant kito riešo teisingai parašiau ir neėmiau pinigų. Blėt, iš tikrųjų gali uždenginėti. Tiksliai, blėt, gali uždengti, kuo padaryti. Bet yra reikalų čia. Uždengti. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, žinai, jeigu tu darai, pavyzdžiui, kažkokią didelę tatū, tarkim, ten pisi per koją, tarkim, nu man čia didelė, sakykime, žinai, ir tu kažkur ten viduryti po to įpisi kažkaip netai brūkšniuką. Bet, žinok, tu nelabai suprasi, nes mes esam tikrai pridarom tų, kas seko, bet juos sutvarkom su šešėlis ir viskom, žinai, čia nėra nei vieno tobulo ir visi pridaro, kas seko, tikrai žinau ir matęs ir ta prasme, ir šiaip tarpusai, žinai, kaip pasakojamės. Tai jo, bet viską tu uždengi, klientas tai net nepagauna, žinai. Okay. Nebent blogai parašai užrašą. Jo, nes, pavyzdžiui, aš galvoju, jeigu ten, tarkim, rašai kokį sakinį, žinai, nimitakai, žystakai. Ir įpisi, tipo, kažkokį, tipo, nedarą. Blet, kas nors rašytus tokį užrašą specialiai pridaryčiau. Seniau buvo vaibas, jaučiu, žinai, kaip prieš kokią 20 kiek ten metų. Bet jo, okei, nu tai papasakok dabar, ant ko jau užbildapinai čia. Ir čia... Skiepėjotės per COVID-ą? Jo. Ar esat plokščia žemė? Plokščia žemė, koks geras kuro pasakymas. Jo, nes jei tik į plokščią žemę, tai ir skiepais. Tai žodžiu, čia po COVID-o atvarė bičias darytis tatuškės. Daras tatuškę, toks įdomesnis, žinai. Sėdi ir pasakoja, blečio, kaip skiepai blogai čia. Aš dar turėjau apie šitą klausimą. Jo, ir aš galvoju, nu, davai, reikia paprikolinti. Iškart sugalvojai. Sakau, blėt, seniai, tu atrodai toks geras žmogus, nu atrodai pizda, prie širdies dėk, žinai. Sakau, bet aš tau turiu pasakyti. Sako, ką? Sako, aš tave skiepiju.
Sako, kaip suprasti? Sako, žiūrėk, matai, yra 2 vienodi rašalo buteliukai. Sako, nu, sako, tai vienas yra su skiepais, kitas be skiepų. Sako, kaip suprasti, kaip tu gali daryti? Sako, man yra vyriausybė pavedus tokį darbą. Žodžiu, visose tatuiruočių studijose Lietuvoje yra taip, kad tipo, mes turim savo savaitės klientų į priekį sąrašą siūsti, žodžiu, jie tada sistemui patikrina skiepytas ar neskiepytas, žodžiu, ir tada mums atsinčia tipo vardus pavardės, ką mes turim paskiepyti, žinai. Ne, bet taip negalima. Nu, sakau, bet taip yra, žinai, sakau, aš tai nekaltas, man taip liepia, žinai, čia toks įstatymas man. Sako, tu meluoji. Sakau, ne, meluoji. Sakau, o mano geriausias draugas yra užimantis labai aukštas pareigas, kur visi žino, žinai. Ir sakau, žiūrėk, žinai šitą žmogų? Sako, jo, žinau. Sakau, žiūrėk, aš jam paskambinsiu dabar. Nerašau nieko, sakau, dabar paskambinsiu vaizdo skambučiu, kad jisai patvirtintų, žinai. O bai parašęs? Ne, bet mes viens kitą žinom, kaip nulupti. Sakau, nu, darau, kaip tu, sakau, žiūrėk, va, sėdi klientas ir jisai netiki, kad jūsų pavedimu dabar aš jį skiepiju. Nu, tai taip. Sako, nu, tai taip. Sako, o tai kaip jos daugiau sugaudyti? Kaip jos daugiau sugaudyti? Sako, kaip jos daugiau sugaudyti? Tas. Kratys pradėjo, sako, gali išleisti parūkyti. Ne, sako, o tu man tatuškę bent jau baigsi, sako, jo, tai aišku baigsiu. Ačiū Dievui, vis tiek, sako, tu gali išeiti, sako, gali išeiti parūkyti, sako, jo, gali. Jis išėjo parūkyti, stovi prie sienos, tampos taifa, dreba, žinai, grįžo. Jums reikia kamerą padaryti? Ne, viskas gerai, okay. Grįžo, žodžiu, atsisėdo, sako, blemba, sako, tu gali slapstytis tipo nuo sistemos kiek tik nori, bet sistema vis tiek tai pagaus ir trauks, suvalgys. Nu, sakau, bet ir šitais plokščia žemės, taip, žinai, ten, žodžiu, jam, sakau, sorry, nu, kitaip, nu, negalėjau, žinai. Sakau, davai užsisakam valgyti. Užsisakėm mes valgyti, žinai. Ir yra taip, kad jeigu ilgesnis seansas ir pradeda labiau ten skaudėti, ar žmogui tikrai skauda, būna seansų galia sukyla temperatūra, sukyla temperatūra bloga pasidaro. Nu ir žodžiu, užsisakėm mes tą maistą, bet kol maistas atvažiavo, mes baigiam tatuškę, žinai. Nu tai gerai, sėskim pavalgyti, čia pavalgyk studijai, žinai, tas aišku, jis skundžiasi, kaip čia jį sistema suvalgė. Žodžiu, sistema priešai sėdi. Ir jisai sėdi, valgo. Trečią šakutę deda į burną ir pizda, prakaitas išpylė šaltas, kratys pradėjo blogą, pradėjo jį nuo tatuškės drapstyti. Sako, viskas, nuskiepo. Kas čia vyksta? Aš sakau, šalutinis poveikis. Taip, viskas sukrito. Tai žodžiu, aš jam supakavau tą maišiuką, maistą, sakau, žiūrėk, grįžk namo, išsimegok, pabaigsi tą maistą. Jo, gerai, ačiū, pasėmė tą maistą iš čia. Ir nepasakyti? Aišku, ne. Eik tu na. Tai bičias po šiai dienai galvoja, kad per tatus skiepina jį? Gal. Jo, tai aišku, tai ką jis. Dabar pažiūrės podcastą, jis aiškins. O kiek metų bičiai plus minus? Blemba, mūsų metų, žinok, jam irgi kokie 3 plus. Okay. Ką reiškia mūsų metų? Nes mūsų metai tai skiriasi. Nu ką, žinau, tu man tai atrodo kokį turam 5. Visi brota, jokauju, blėt. Nejokauju, nejokauju. 96, jo, viskas galbūt. Nejokauju, turam 6. Bet tai nu jo, čia ne ką tu vyresnis, bet... Blėt, eik tu nagai, bet kaip tu, blėt, tiek laiko gali raulint su bitu to? Tu jokinga, čia daug yra, ta prasme... Aš tiesiog esu trolis, žinai, nu man įdomu. Aš nesu piktybiškas, aš nesityčiu iš žmogmažio, žinai, ir taip toliau. Ne, aš tai nesityčiu iš žmonių, žinai, man... Aš tai ne prieš gėjus, man taip dar jo blogą. Aš padedu, žinai, visokiem ir taip toliau, ir gerbiu visus žmonės. Bet atsiemi savo per kitur. Bet atsiemi savo, žinai. Aš turiu patrolį. Yra žmonės, kurie tiesiog taip gyvena. Nu tai vadinasi, aš galiu, jeigu jis iš savęs šiepėsi, nu tai kodėl aš negaliu biškai pašiepti, žinai, tipo, ir patraukti per dantį. Viskas dėl content. Yra čia tas, kalbėjom dabar off topic, off camera, kad yra labai tas nuvalgtas klausimas, iš dažnai tas klausiu, kur keišiausias įsidaręs, ten taip toliau, nu aš klausiu vietos keišiausios apskritai, žinai, kažkokių venijų ar kažkas, bet ant kūno dalies kokios keišiausias, čia užsiminiai biškai, kad... Rinkis vietą ir aš tau papasakosiu. Kokia keišiausia, man atrodo, ant kokios esi daręs? Jo.
Okay. Tai yra dvi. Arba liežuvis, arba ant lytinių Nors organų. man atrodo, šiaip ant užpakalį būtų jokinga, ten daug ką gali sugalvoti. Nu, bet čia tiesiog, o dar jaučiu net mažiausiai skaudu. Ne, bet aplinkui, daug ką gali Aplink sugalvoti. žiedinį raumenį? Jo, daug ką gali Ne, čia- sugalvoti. jo. Nesidaręs Ne, apie Ne, šitas. ne. Bet esu gavęs fotkį žiedinio raumens. Prašė viena moteris, žodžiu, man parašė, taip, ar galėtumėte ant šiknos padaryti žvaigždutę? Sakau, nu jo, galėčiau, žinai, čia dar Panevėžykį dirbu, dar darydavau visokius tos darbus. Ir jinai pist man atnešė, atsintė 3 šiknaskelės fotkę savo ir su Photoshopu 3 skirtingose vietose aplink žiedinį raumenį uždėta žvaigždutė. Tipo. Tipo, kaip manai, kur geriau atrodo? Aš pasimečiau, pizda, nesuprantu, aš pasimečiau, tipo, kaip čia dabar reaguoti, žinai, ką. Random visą neatrašysiu. Nieko neatrašiau tada, jau nieko nebetrašiau, užsininu, žinai. Tada kitą dieną parašė, sako, sveiki, čia labai atsiprašau, ten sako, aš turiu fetišą, man labai patinka, kai kažkas žiūri į mano šiknaskelį. Ai, čia fetišas. Tai susikurk Facebook ar kelkis. What the fuck, jo, OnlyFans. Kodėl tu kentė turi dabar? Pizda, grinai, degė akis. Ai, tu Ir dar specialiai, bet gal jinai čia taip išsisakinėjo, gal nėra fetišas, bet reikėjo kažką sugalvoti gal. Nes jeigu atsintė, tipo, su žvaigždutėm jau ten, tai gal ir norėjo. Jo, nu, bet žinai, čia... Ką tu čia mazinį Čia dabar? Seniai, čia kaip ko, čia tik kaip priedanga dėl to. Nu, ja. Šiaip jau. Bando apginda. 3 valandas norėjo, kad žiūrėtų. Tadas Blinda. Tadas Blinda šiknaskelį gynėjas, pizė. Va, pavadinimas video, na, kad tas bintas šiknas. Ne, bus, kad televizija tave sudirbo. Šitą uždėsim. Televizija tave viską. Jo, televizija atėmė viską. Televizija paliko vaiką, nevalgysi. Arba išsiskalbęs tėvas. Pilna bengerių. Okay. Gerai, tai keišiausia vieta, kuri tau atrodo keišiausia, kur Tai man čia... Nebėra jau Man visas keista. kūnas yra tiesiog mėsos gabalas, ant kurio dirbu. Nu, tai tu rinkis kiščiausiai vietą ir aš tau papasakosiu. Nu tai gerai, bybė, esi dar. Jo. Gerai. Kam Žodžiu. tokiam? Negaliu sakyti, blemba, ir aš labai atsiprašau, jeigu tu žiūrėsi pizda, bet Ne, nu, tai aš nežinos, noriu papasakoti. Kaip, nu, aš pasidalinsiu, tai žinos. Bet jeigu žiūrėsi, atsiprašau, bet tu pats man sukūrė į terpę kontentai. Žodžiu, atvaro bičas, jisai turėjo studijos kuponą ir aš negalėjau jam nedaryti, nes mes buvom draugai gal tada. Tada dar buvot. Žodžiu. Tavo santykis jo kaip rolas su Jeftoku dabar. Jo, blemba, va dabar aš jį deginu. Jisai gyvena su vyru ir turi geltoną moterį. Dabar dar labiau dėl. Bet jei prieš tai balta buvo, tai... Žodžiu, nemaišykim tų spalvų. Žodžiu. Nerasistas. Jo. Ir jisai atėjo, sako, noriu ant pimpalo 5 rūnų. Žinot, kas yra rūnos? Rūnos tai yra tie keltų, tie raštai tokie, jo. Ir noriu 5 rūnų. Ir aš spaudžiau tas 5 rūnas. Aš ten nepasakosiu, kaip aš ten bandžiau, kad tipo, nedaryt jam, žinai, tipo. Blet, man šiurpas dėl skausmo bet dabar. atspaudžiau 5 rūnas, kurios gavas kažkur 5 cm ilgio, žinai. Man Ir per daug. turėjom taip išilgai dėti, žinai. Ir aš karočią žvengiu, sakau, tai tilps. Ir jisai, nu jo, gal tilps, žinai, kažką. Ir aš galvoju, eik tu, na, jau neskamba, žinai. Bet čia nėra nejaukiausia vieta, ką tu galėjai pasakyti. Čia nėra nejaukiausia. Čia jau viskas. Ir mes jau nuėjom pas mane prie darbo vietos, sakau, gerai, tai maukis kelnes, žinai, nusimuoju visas kelnes, žiūriu šitą pimpalą. Nu gerai, reikia kirti per pusę. Ir jisai pradėjo tampyti tą pimpalą. Ir aš sakau, kurva, tu netampyk, ką tu čia darai, nebetampyk tą pimpalą, žinai, sakau, aš perkirpsiu, dėsim šitaip, žinai. Tai aš perkirpau tos rūnas į 2 ir 3 ir užklijavau jam taip, žinai, horizontaliai. Ir sakau, gerai, sėsk, darom, žinai. Palauk, senis, pakau. Tu ateini pas tą meistrą ir girdi sakinį, netampyk to pimpalo. Nu, na. O čia vieta keišiausia, gal kas jau netampyk to pimpalo. Jo, tada jis pradėjo tampyti, padėdės ir tada tilps. Nu, na. Nu, žodžiu, tai gerai, sakau, atsisėsk, tipo, darom, žinai, tą tatuškę,
Sako, bet kai aš atsisėdu, jis į vidų sulenda. Ir jisai ant to žodžių atsisėdo ir jis kurva literaliai sulindo į vidų. Kaip sraigė, sakė, susitraukė. Bičas drąsiai galėtų save pasifingerinti. Nu karoči, ten pizda. Bet tai kaip tai, blėt, pataikyti dar ant tokio, va, Tai, blėt. nes jis labai didelis, žinai. Gerai, sakau, stok. Aiktum. Atsistoja, paėmiau, ištempiau, padariau gerai, sakau, eik, pradarys. Ištempiu. Bet tai, ta prasme, jeigu jisai būtų, jeigu ant erekcijos būtai daręs, tai tada jinai susipistų tą tatu, ar ne? Nes jinai gerai Nu, jinai, atrodytų. kai tik ta- susitrauktų, žinai, jinai liktų tarp raukšlių. Jo, bet jisai kažkaip kaip norėjo, kad jinai Čia, žinai, matytųsi. kai jo paklaustų, o tai kaip tu atrodysi senatvė, jis bibi ištrauktų. Jo, va taip. Va. Ir O tam kaip tu, žinai, visas kūnas ištatuotas, tai kaip tu senatvė jį atrodytum ir bibi išsitrauktų. Ne, čia taip. Va taip, va taip. Bet jau kur tu esi rockstaras, bet tu jaučiu žiai tą galvoju, na, kas čia, kuras gali sugalvoti tokį dalyką. Bet išgalvoji, kad nors gyvenime, nu nes vis tiek jaučiu, čia toks yra... Ne, tai jisai, aš klausiu, sakau, ką reiškia, kodėl tu taip daraisi, žinai. Nu, tai čia tipo, čia yra seksualinės energijos simboliai ir aš labiau tikiu seksualinę energiją negu pačiu seksu. Ir aš toks, nu aš manau, kad turėtum labiau tada jau į tą dalyką eiti. Jo, tai jau tai negalėjai pistą nugaros, pavyzdžiui, tokį dalyką. Ne, reikia ambybę, būtinai daryti. Bet vis tiek kažkada, nu, paprikolinot su Hebra, kad, ateis kažkoks, kur ambybę reiks padaryti. Nebūdavo taip? Tai aišku, būdavo. Jo, ir atėjo. Laukit. Ir atėjo, blėt. Žinai, pasinti žinutę visatą į kažką ten kvantiniai dalykai. Bet tai seniai, koks? Plokščiažemių dalykai, žodžiu. O kaip atrodė, kad jam skauda? Nemanau. Jas labiau gal mėgausi, jaučiu, žinau. Aš manau. Bele, tai tu, na, nebetampyk to pypio, kas Da, da. žiauru buvo. Bet, sakė, jūs apkūnėsis, ne, buvo tas klientas ar žmogus, ne? Tu irgi turėjai priaugęs vienu momentu svorio nemažai. 101. 101, na, na. O koks tau ūgis yra? 87. Ūgis. Metras 87. Aš galvoju tiesiog, kiek Bet tu kaip lietai. Čia gal dėl to, kad aš toliau sėdžiu. Ne, nu, blėt, sakau, ūgis 87. Kas sakai, blėt, sakai, metras 87, šiais laikais šis seni. Negali žinoti, na, jeigu nematai žmogaus ypač. Bet po to labai nusimetė, ką tu darai tokio, nes man jau irgi auga, man jau pizda. Man įdomu, ką tu darai. Sėdi, kur Nieko, tiesiog kažkaip mažiau valgiau. Ai, tiesiog. Pajudėjau daugiau ir viskas. Tai tiesiog. Bet tu Dabar būna, man pavyzdžiui, mano kūnas jisai labai priima, žinai, jeigu aš pradedu daugiau valgyti, man iš karto matosi, žinai, kada pradedu, ir dabar, vat, šiai dienai yra 100, nors prieš pusantro mėnesio buvo 94. Okay. Žinai, aš turiu labai save žiūrėti, labai turiu prižiūrėti Vaikšto savo tą valgymą, žinai. Man labai patiko Jasaičio šito kažkoks pasakymas, aš žiūriu šį kontentą, lietuvišką, tai realiai visą žiūriu, man tiesiog patinka, aš įsijungiu, man patinka, kaip lietuviai kūrė. Ir žodžiu, Jasaitis kažkada buvo pasakęs tokį, kad mano kūnas atrodo skinny fat. Jis toks labai geras pasakymas, žinai, aš ten iki 94 nusimetu, nėra pas mane tas figūras, žinai, vis tiek ten tas pilvas kažkoks tai... Tai odos perteklius gal kažkoks, žinai, tipo, vis tiek odos perteklius turėtų būti nuo 103. Perteklius, žinai, toks nėra gražus tas kūnas, tai dėl to įstatau visą juodą. Jei negražus, tai bent jau juodą. Aš noriu... Veidas gražus pasiliek. Aš noriu, žinai, šitą sugriautą mitą, kad juodi kūnai nėra visi už kačelį. Skustu, aš minim bičias vaikščioti. Geltonį, juodį, žalį polą. Bet okei, o jeigu nuspręsiu užsivaryti vieną dieną, tiesiog belen koks bodybuilderių būti, nieko nesimatys tada, nu, tipo, definicijos raumenų. Matysi, seniai, Nesimatys Emiliu labai. pasikonsultuosi ir matysi. Ne. Ai, taip, per tatuškės? Jo. Kaladėlių visokių ir taip toliau. Jo. Tik aptik, Pirmas Jeigu dalykas. viskas juoda. Pirmas dalykas. To nebus. Pradėkime nuo to. Pradėkime nuo to. Neužsivarys. Antras dalykas, nesimatytų taip gerai. Nes, pavyzdžiui, kai lipa ant scenos šitie bodybuilderiai, kurie būna pristaturavę, aišku, jie prisitepa ten tuo rudų dažu, jo. Bet vis tiek tu matai, kur yra tatuškė ir jinai biškiai atima detalumą raumens. Kur skyla raumenis, vis tiek biškiai atima. Tai net plaukai ten būna, jo, tai visas nusiskuti, kad matytum. Ten darbas jau nevaikiškas irgi toks yra. Bet šiaip, pavyzdžiui, čia kalbėjai, dar aš neužklausiau apie tą, tarkim, plokščią žemį, kur bičia. O būna, tarkim, nes vis tiek, tu kadangi darai didesnius projektus, tai tie sensai pas tai ten, blėt, gaunasi dahuja valandą, ta prasme, ten visą dieną titruoji. Ir būna, kur ateina žmogus ir tiesiog užpisa tave, žinai, ir tu tiesiog tada, kaip tu
nebekalbi, ten eini ginčą, nebebazarni, sakai jos. Žinai, aš moku labiau užpysti. Ir tas. Aš labai pristaikau prie visų žmonių, ta prasme, aš prie bet kokio žmogaus galiu pristaikyti ir su juo kalbėti, kad jisai mane suprastų, žinai, ir tiesiog aš labai daug bendrauju ir man patinka bendrauti ir prie kiekvieno randu prieimą. Žinai, netgi įeina žmogus į studiją, jisai pasako pirmą sakinį, aš jau žinau, kaip aš su juo galėsiu kalbėti šiandien. Okay. Žinai, ar galėsiu jį traukti per dantį, ar turėsiu būti rimtesnis, žinai, ar dar kažkoks, žinai, kitoks. Ir jeigu užpisa žmogus, aš jau užpisu dvigubai. Okay. Aš tada būna kažkaip negražiai pasakau, pavyzdžiui, buvo pas mane atėjęs vienas, kur karo nėra, čia viskas yra šaibos, taip toliau, tai aš nahu išvyjau, padariau pusę tatuškės ir sakau, gali dabar pizdyti. Ne? Va, aš to ar norėjau paklausti. Aš padariau pusę tatuškės specialiai, kad būtų nepabaigta ir sakau, dabar gali eiti iš čia. Ir jei dar kokia sudėtinga, nelabai daug kas ir pabaigs iš tikrųjų. Jo, tai žodžiu, žinai, kai aš pradedu ne visiems pabaigti. Okay. Nustok tam pyt, kurva. O jis pabaigt norėjo. Tai va tam pyt, kurva. Nu, ir arba, pavyzdžiui, būna tokie ateina, kur turėjau vieną tokį Anglijai bičą, juodas, nekancelins gal dėl to, žinai. Jo, jisai atvarė ir jisai toks didelis, blemba, ir žinai, tas storas balsas, toks, tipo, gangsta vanabi, žinai, tipo toks. Ir sako, noriu per visą krūtinę, noriu supermeno, tipo kaip plyšta iš odos kostiumas. Ten buvo vienu momentu labai popino tos tatuškės, žinai, kur tipo plyštanti oda ir supermeno kostiumas lenda. Ir aš sakau, bet tu juodas. Sakau, nespalvota tai nebus ant tave, žinai. Jo, tipo, aš suprantu, gali būti realistika nespalvota, žinai. Nu, gerai, tipo, sakau, bet čia ant krūtinės tai skaudės, žinai, tipo, tu supranti. Jo, sako, aš turiu čia Batmaną pasidaręs, tai viskas gerai. Nu, gerai, klubas skaudi vietą irgi. Sakau, tai gerai, tipo, atsigulė ir blemba, 2 valandas, per 2 valandas padariau 2 tokio ilgio linijas, rėkė, klikė, tampas. Ne toks ir blemba, toks ant tampas kažką. Ble, ironiškai, kad Supermeną darosi. Paskambino žmonai, tipo, kad jį palaikytų, atėjo ta žmona. Aš tau sakiau, kad čia nesąmonė daraisi. Tipo, tu turi dabar pabaigti šitą tatuškę. Ne, aš tikrai nebaigsiu, nebenoriu daryti, žinai. Sako, jeigu tu nepasibaigsi šitos tatuškės, tu nebematysi nei manęs, nei savo vaikų. Ne, tipo, man poha, aš nenoriu matyti nei tavęs, nei savo vaikų, tipo, aš nebenoriu daryti šitos tatuiruotės, žinai. Ir viskas, ir mes iš bendrai praleidom 4 valandas studijai ir jisai su tais 2 brūkšniais prieš išeinant, žinai, su kuo girdi po parodyktų savo tą Batmano tatuiruotę, žinai, kur turi pasidaręs ant klubo. Kurio nago dydžio Batmano logotipus. Gerai, Panevėžy čia turėjau vieną klientą, kur visą nugarą pradėjo daryti pas mane, bet nepasibaigė. Irgi guli, daro tatuškę. Ir taip jam reikia, klikia, ir sako, paleisk man Ramšteinus, paleidau Ramšteinus, darau tą tatuškę, tasai, duhas, blemba, sėdi kolega šonė, pizė, bija, žinai, ten jis reikia, klikia, žemų vaistų, sako, leis man į stuburą, leidžiu ten tos vaistus, aš jam nepabaigim, ten visą kryžą šleivą, kažkur, nežinau, nepasibaigė, bet nebegrįžė. Nes aš kaip tik, mano kitas klausimas ir buvo, ar yra va tokių, žinai, kur nebaigi, tipo, nes žmonėm per skauda tiesiog, bet čia jūs pasakojat, bahūra, o kaip su panom, pavyzdžiui, yra, nu, nes pano šiaip, tipo, tas skausma gal mažiau, žinai. Jo, jos geriau perneša, jos... Geriau perneša? Eiktų, juokauji, jos ten išsėdi, panos yra šaunuolis, jūs esat kietas, žodžiu, gerai atlaikot skausmą, žodžiu, tai tikrai panas daug geriau atlaiko. Gimčiusiam lengviau gal, žinai. Blemba, kol jos pabando įsispirti kiaušus, žinai. Ja, žinai, pavyzdžiui, kai aš tai manau, kad spyrisi kiaušus skauda labiau negu gimdymas. Spėkit, kodėl? Blet, nežinau. Aš tai neįsivaizduoju, kodėl. Nu, geras klausimas, kodėl? Aš irgi jūs antrą kartą to tai nebenorit. Jo, čia yra tas. O panas toliau dar, davai. Blet, tik kiškit. Tik kišk, netrauk. Baig tam pyt, kurvas. Šitas seniai catchphrases mano dabar. Baig tam pyt. Nebe tam pyt, kurvas.
Bet tu ir auskursą, ne, darai. Tipo, Verdavau anksčiau, Ai, jo. seniau verdavai. Tai keišiausia vieta svoločius, kaip esi pats sakęs. Svolačius pizda vieta. Ar yra dar keistesnių vietų? O kaip tu šitą vietą vadini, kur čia yra, kur Čia nesueina? yra svoločius. Čia niekas, aš tai vadinu Nei niekas. šis, nei tas. Jo. Arba niekas arba svolačius. Svolas, okay. Bet ten tatų, pavyzdžiui, turėtų huenis skaudėti. Nežinau, nedariau, bet auskarą vėliau. Tai. Okay. O tai prasivėrė viskas, sakei, tipo? Jo, jo. Tai kur tai neprisiversė? Bet va, pavyzdžiui, žiūrėk, čia tarkim irgi, nuvalytas klausimas visą kitą. Kur tu manai, arba tau, kur buvo skaudžiausia vieta, kur daryti? Pilvas, vienareikšmiškai. Pilvas? O nėra, kad kur daugiausiai mėsos mažiausiai skaudėti turėtų? Ne, ant riebesnių žmonių iš viso biški labiau skauda netgi. Ne, nes, o, pavyzdžiui, aš galvoju, va, tarkim, apie raktikaulį. Ne, pilvas. Pilvas? Jo, jo. Okay. Ta prasme, pirmą kartą neišbuvau sensą. O. Eik, tu na. Bet Kaip tai tu įdomu, tai ne kodėl pats savo taip? darėjai pilvo, ne? Ne. Ne, aš buvau savo paties sensė. Toks pasistačiau laikmatį, žinai, dabar turiu 6 valandas atidirbti. Ir nebaigiau 6 valandų, tai tu savo sensė. Ne šiaip baigi. Bet 6 valandas jo. Okay. Nes Tada man, būna pirmas 5 minutės ir paskutinės 5 minutės po 6 valandų. nes man va čia, va, pavyzdžiui, kur darė, tai, na, galvoju, kad numirsiu va šitose vietose ir tada va šičia, kur darė ant to kauliuko, tai irgi čia daro karačiai skauda va čia. Nu, tipo, žinai, kaip vaikšto tas visą huinę, tai labai toksai. Buvo galvojau, kad, tipo, ir tau turėjau tose vietose, kaip ir daugumai, žinai. Arba, pavyzdžiui, ant kaklo turėtų nuskaudėti, aš taip galvoju. Arba čia va, pavyzdžiui. Ant akies. Čia tai iš vis ne. Pohu, šiaip? Ne. Galva pas mane irgi visą gyra. Ar tu visą galvą Visą galvą, įsitraisi? jo. Okay, tai prapliksite tau minuso, nebus. Ne. Dar kiečiau. šiaip. Bet tu, kai galva tai yra vaisė, tai ir, tipo, nu vis tiek, nusiskudęs, plikai buvai. Ne per plaukus. Per plaukus? Ok. Ne, nu gerai, gal ir buvo. Blet. Nes aš jau žiūriu visą. Nes seniai, kai ranką daro, Tikrai viskas visą skuta, tipo, progą. visą. Ne, kitą. jo, buvau. Bet tai tau buvo, tu pasidarėjai tiesiog, kad būtų ir žinojai, kad augins plaukus, ar tu norėjai plikas būti ir paskui persigalvoti? Ne, kad užsiauginsiu atgal. A, ok. Tai tiesiog, Tokie kad tai turėtum atrodo. tokį. Tiesiog, kad būtų ištatuiruota. Ja, ir gali visiems pisproda, kad bybis ant galvos ištatiruotas, niekas nežinos, Aero. kol nusiskus. Jo, Jo, aero bybis. Ok, nice. Gerai, Blet. užteks jau, ne? Jo, aš manau, kad. Bleta, huienis, seniai, labai įdomi. Agnė sakė, kad tu įdomus bičias esi, bet nesikėjau, kad tau įdomu. Seniai, kiek istorijų. Blet. Jo, sako, jo, taranavau autobusą, aš troleibusą taranavau, nes taip yra. Galimai. Galimai, Aš jo. nenoriu, kad iš manęs pinigus susigražintų. Ne, nesusigražinti. Gerai, šiandien pas mus buvo Žydrūnas. O kodėl, žiūrėk, yra tas pas te daug kas kėžas, kad, Žydriau, kur tai? Kodėl? Žydriau? Jo. Tai tiesiog, tai būdavo žydrių. Čia, žinok, labai priklauso nuo regiono Lietuvos, kas kaip vadina. Aš tą esu pastebėjęs, kad vienam regione žydrekas. Žydrekas? Jo, pasvaryti žydrekas. Žydrius, tai čia labiau jau koks Kaunas. Merai gal. Panevėžio Jo. vadindavo jau. Jo, Merai jo. regioną. Tai čia nuo regiono. O šiaip lygiai, kad tu turėjai vaikystę kažkokią? Niekad nieko. Žydrūnas. Nes šiaip ilgas vardas, tai šiaip Tipo, galvoju. bandė kažkada paukštis prikabinti, bet neilgai tai buvo, nes per kūno kultūros pamoką aš kai bėgu 100 metrų bėgimą, bėgu ir taip pradėjau leistis ir tiesiog paskutinis metras buvo nosimi žemė. Ir klasiokas sako, blema, tu čia sklindai kaip paukštis. Šiaip galėjau lipti. Ok, nuostabu. Gal pasipromint kažką nori, kažką, kad kažkur. Visi gerai atrodot. Jo. O pasipromint kažkokį savo, pavyzdžiui, Tai čia kažkokį. ir buvo problema. Tau nereikia. Iki kovo užbukint tas užsimušęs, tai jau nereikia tau, kad Ne, pas tai čia man klientų. nereikia čia. Ateikit pasidaryti tatuiruotę. Tai aš jau sakau, gal pasipromint. Gerai, tai ateikit. O kur aš Va, matai, jau mus išjunginėjai. Jau sistema mus bando įtraukti. Apie plačią žemės pakalbėjom. Skiepintas tai kur Jo, reiks. jo. Parodyk man tą karą, aš tai nematęs, pavyzdžiui. Jau ką, karas vyksta, plėt, aukokit, prašau. Taip. Gerai, ačiū labai. Ačiū Dar labai, kad kartą pakvietėt. Pasiplojam. Ir viskas, zaibys. Ačiū.